Šiuo metu, kol skaitote šios žodžius, jūsų smegenyse vyksta kažkas neįtikėtino. Maždaug 100 milijardų neuronų kuria elektrinius impulsus, kurie tampa jūsų mintimis, jausmais, suvokimu. Bet štai kas tikrai pribloškianti. Tie patys elektriniai impulsai, tos pačios kvantinės dalelės, jūsų smegenyse gali elgtis visiškai skirtingai, priklausomai nuo to, ar jas žiūrite ar ne. Tai nėra metafora, tai nėra filosofija. Tai eksperimentiškai patvirtintas faktas, kuris verčia permastyti viską, ką manėme žinantis apie realybę. Jūsų sąmonė nėra tik pasyvus stebėtojas, ji aktyviai dalyvauja kuriant tai, ką vadiname tikrove. 2003 metais Venos universiteto fizikos laboratorijoje profesorius Antonas Zeilingeris atliko eksperimentą, kuris vėliau jam atnešė Nobelio premiją. Jis paleido atskiras šviesos daleles, fotonus, pro du plyšius. Rezultatas buvo toks keistas, kad net patyrę mokslininkai negalėjo patikėti savo akimis. Kai niekas nestebėjo, kuria plyšiu praeina dalelis. Ji elgėsi kaip banga ir praeidavo pro abu plyšius vienu metu. Bet kai tik įjungdavo detektorių, kuris žiūrėjo, kuria plyšiu keliauja fotonas, dalelė staiga pradėdavo elgtis kaip mažytė kulka ir rinkdavosi tik vieną kelią. Pats stebėjimo aktas keisdavo fizinę realybę. Įsivaizduokite, kad stovite tamsoje prie dviejų durų. Kai niekas nežiūri, jūs kažkaip praeinate pro abi duris vienu metu, tarsi būtumėte ir čia, ir ten. Bet kai tik kas nors įjungia šviesą ir pažiūri į jūs, jūs staiga tampate tik viename taške, tik prie vienos durų. Būtent taip elgiasi kvantinės dalelės. Ir tai nėra mažų dalelių keistenybė, tai fundamentali visatos savybė, kuri veikia visur, įskaitant jūsų kūną, jūsų smegenis, kiekvieną atomą aplinkui. Pirmą kartą šį fenomeną pastebėjo 1904 metais Kopenhagos universitete fizikas Nilsas Boras. Jis atliko klasikinį dviejų plyšių eksperimentą su elektronais ir pamatė kažką, kas prieštaravo visai klasikiniai fizikai. Elektronai ant ekrano už plyšių sudarė interferencijos raštą, dryžuotą piešinį, kurį gali sukurti tik bangos susidurdamos viena su kita. Bet kaip viena dalelė gali interferuoti pati su savimi? Vienintelis paaiškinimas buvo toks. Kol niekas nestebėjo, elektronas egzistavo visose galimose vietose vienu metu, tarsi būtų bangų debesis tikimybių. Tik matavimo aktas privertė jį pasirinkti konkretų tašką. Boras suprato, kad tai keičia viską. Jis sukūrė Kopenhagos interpretaciją. Idėja, kad kvantinės dalelės neturi apibrėžtų savybių tol, kol jas išmatuojame. Iki matavimo elektronas nėra nei čia, nei ten. Jis yra abiejose vietose vienu metu, superpozicijos būsenoje. Albertas Einšteinas nekentė šios idėjos. Jis garsiai pareiškė: Dievas nežaidžia kauliukais su visata. Einšteinui atrodė absurdiška, kad mėnulis egzistuotų tik tada, kai į ją jį žiūrime. Bet eksperimentai vėl ir vėl įrodinėjo, kad Boras buvo teisus, o Einšteinas ne. Praėjo dešimtmečiai ir mokslininkai vis labiau įsitikinę, kad kvantinė keistenybė nėra tik teorija. 2019 metais Bazelio universiteto tyrėjai sukūrė dar sudėtingesnę dviejų plyšių eksperimento versiją. Jie naudojo ne šviesos dalelis, o didelės molekulės, sudarytas iš beveik 2000 atomų. Net tokios didelės struktūros elgėsi kaip bangos, kai niekas jų nestebėjo, ir kaip dalelės, kai stebėjo. Tai reiškia, kad kvantinė superpozicija veikia ne tik subatominėje skalėje, ji veikia ir daug didesniems objektams. Dabar įsivaizduokite kažką dar keistesnio. 1997 metais Ženevos universiteto mokslininkai Nikolasas Gisinas ir jo komanda atliko eksperimentą su susietomis dalelėmis. Jie sukūrė dvi daleles, kurios gimė iš tos pačios kvantinės sąveikos ir todėl liko susijusios. Tai, kas nutinka vienai, akimirksniu veikia kitą. Nesvarbu, koks didelis atstumas jas skiria. Tyrėjai išskyrė šias daleles 40 km atstumu per Šveicarijos kalnus. Kai jie išmatavo vienos dalelės būseną, kita dalelė akimirksniu sužinojo apie tai ir pakeitė savo būseną. Greičiau nei šviesos greitis. Tarsi informacija keliautų be jokio laiko. Einšteinas vadino tai bauginančiu veikimu per atstumą ir manė, kad tai rodo kvantinės mechanikos neišbaigtumą. Bet eksperimentai parodė priešingai.
Kvantinis susietumas yra realus. Dvi dalelės gali būti taip susietos, kad jos elgiasi kaip vienas objektas, net jei jas skiria visa visata. Ir štai kur tampa tikrai keista. Kai išmatuojate vieną dalelę, jūs ne tik sužinote jos būseną, jūs ją sukuriate. Iki matavimo abi dalelės egzistavo visose galimuose būsenose vienu metu. Jūsų stebėjimas privertė jas pasirinkti. Bet kas tiksliai yra tas stebėjimas? Ar tai turi būti žmogus, ar pakanka detektoriaus, ar net bakterija galėtų sukelti kvantinę kolapsą? Šie klausimai kankino fizikus dešimtmečius. 2010 metais Kalifornijos universitete Santa Barbaroje mokslininkas Andrews Clelandas su komanda sukūrė eksperimentą, kuris parodė kažką stulbinančio. Jie paėmė mažytį metalinį rezonatorių, matomą tik mikroskopu, ir atvėsino jį beveik iki absoliutaus nulio temperatūros. Paskui privertė jį vibruoti ir nevibruoti vienu metu, kvantinėje superpozicijoje. Tai buvo pirmasis kartas, kai žmonės pamatė kvantinę superpoziciją objekte, kurį galima pamatyti plika akimi. Eksperimentas parodė, kad kvantinė mechanika veikia ne tik atomų pasaulyje, ji veikia ir mūsų makroskopinėme pasaulyje. Skirtumas tik tas, kad didesniems objektams superpozicija greitai subyra dėl sąveikos su aplinka. Bet principas tas pats. Kol niekas nestebėjo, rezonatorius buvo ir judantis, ir nejudantis. Matavimas privertė jį pasirinkti. Ir čia kyla didžiausias klausimas. Kas yra matavimas? Ar tai fizinis procesas, ar tai kažkas, kas reikalauja sąmonės? Kai kurie fizikai, tokie kaip Eugenijus Wigneris, Nobelio premijos laureatas, manė, kad sąmonė yra būtina kvantiniai kolapsui. Jis sukūrė garsiąją minties eksperimentą apie Wignerio draugą. Įsivaizduokite, kad jūsų draugas yra uždaras laboratorijoje ir atlieka kvantinį matavimą. Jam dalelė jau pasirinkusi būseną, jis ją matė. Bet jums, esančiam už laboratorijos, visa sistema ir dalelė ir jūsų draugas vis dar yra superpozicijoje, kol jūs neatidarysite durų ir nepaklausite rezultato. Taigi, kas sukelia tikrąjį kolapsą? Jūsų draugo sąmonė ar jūsų? Šis paradoksas rodo, kad kvantinė mechanika ir sąmonė gali būti neatskiriamai susijusios. 1989 metais Princetono universiteto inžinerijos anomalijų tyrimų laboratorija pradėjo ilgalaikį eksperimentą. Jie paprašė žmonių bandyti paveikti atsitiktinių skaičių generatorių, kuris veikė kvantinių procesų pagrindu vien mintimis. Per daugiau nei 10 metų, atlikus milijonus bandymų, jie rado mažą, bet statistiškai reikšmingą efektą. Žmonės galėjo šiek tiek paveikti kvantinį atsitiktinumą. Efektas buvo mažas, maždaug 1% nuokrypio nuo atsitiktinumo, bet jis buvo. Skeptikai, žinoma, kritikavo šiuos rezultatus. Jie sakė, kad tai gali būti statistinės klaidos, eksperimentiniai trūkumai, patvirtinimo šališkumas. Ir jie teisūs būti atsargus. Ekstraordinariniai teiginiai reikalauja ekstraordinarinių įrodymų. Bet štai kas įdomu. Net jei atmetame tiesioginį proto poveikį kvantiniams procesams, pats faktas, kad matavimas keičia kvantinę būseną, jau yra revoliucinis. Nes kas yra matavimas, jei ne informacijos gavimas? O kas gauna informaciją, jei nesąmonė? 2014 metais Australijos nacionalinio universiteto mokslininkas Andrews Truscottas su komanda atliko dar vieną proveržį dviejų plyšių eksperimente. Jie sukūrė būdą atšaukti matavimą jau po to, kai dalelė praėjo pro plyšius, vadinamasis atidėto pasirinkimo eksperimentas. Jie leido fotonui skristi pro du plyšius, bet sprendimą, ar matuoti, kurią plyšių jis praėjo, priėmė tik po to, kai fotonas jau buvo praėjęs. Rezultatas? Fotonas žinojo iš anksto, ar bus matuojamas ir elgėsi atitinkamai. Tarsi ateities sprendimas paveiktų praeities įvykį. Tai skamba kaip mokslinė fantastika, bet tai patvirtintas eksperimentinis faktas. Kvantinėje mechanikoje priežastis ir pasekmė neveikia taip, kaip įpratę mąstyti. Ateitis gali paveikti praeitį. Stebėjimas gali pakeisti tai, kas jau įvyko. Ir viskas sukasi apie informaciją. Kas ją turi, kas ją gauna, kas ją apdoroja. Sąmonė nėra tik pasyvus realybės stebėtojas. Ji yra aktyvus dalyvis kvantiniame procese. Dabar grįžkime prie jūsų smegenų. Kiekviena jūsų mintis yra elektrinių impulsų tinklas, keliaujantis per neuronų tinklą.
Tie impulsai yra elektromagnetinės bangos, sudarytos iš fotonų, tų pačių dalelių, kurios dviejų plyšių eksperimente elgiasi ir kaip bangos, ir kaip dalelės. Jūsų smegenų ląstelėse vyksta jonų kanalų atsidarinėjimas ir užsidarinėjimas, valdomas kvantinių tunelių efektų. Kai kurie mokslininkai, tokie kaip Stuartas Hameroffas iš Arizonos universiteto ir Rodžeris Penrouzas, Nobelio premijos laureatas, siūlo, kad sąmonė gali kilti iš kvantinių procesų smegenyse. Jie sukūrė teoriją vadinamą orkestruota objektyvi redukcija. Pagal šią teoriją sąmonė kyla iš kvantinės superpozicijos mikrostruktūrose, vadinamose mikrotubulėmis, kurios yra kiekvienos ląstelės viduje. Šios mikrostruktūros gali palaikyti kvantinės būsenas ilgiau nei manyta, nes jos apsaugotos nuo aplinkos triukšmo. Kai kvantinė superpozicija pasiekia tam tikrą slenkstį, ji kolapsuoja ne dėl išorinio matavimo, o dėl pačios erdvės laiko geometrijos. Ir tas kolapsas yra sąmonės momentas, tai, ką jaučiate kaip dabar. Ar ši teorija teisinga? Kol kas nežinome, eksperimentai tebevyksta. Bet pati idėja rodo, kaip giliai kvantinė mechanika gali būti susijusi su sąmonė. 2020 metais Tokijo universiteto tyrėjai paskelbė, kad rado kvantinio susietimo požymių paukščių smegenyse. Europiniai liepsnelės naudoja kvantinį susietumą navigacijai. Jų akių ląstelėse yra molekulės, kurios reaguoja į Žemės magnetinį lauką kvantiniu lygio tikslumu. Tai reiškia, kad kvantiniai efektai nėra tik laboratorijų egzotika. Jie veikia gyvose organizmuose, galbūt net jūsų kūne. Įsivaizduokite, kad kiekviena jūsų mintis yra kvantinis įvykis. Kai galvojate apie kažką, jūsų smegenų neuronai sukuria elektrinį impulsą, kuris yra kvantinių dalelių judėjimas. Tos dalelės egzistuoja superpozicijoje, visose galimuose būsenose vienu metu, kol kažkas jas išmatuoja. Bet kas jas matuoja? Galbūt kita jūsų smegenų dalis, galbūt jūsų sąmonė pati. Ir tame matavimo akte, tame kolapse iš daugelio galimybių į vieną tikrovę gimsta jūsų patirtis, jūsų sprendimas, jūsų laisvoji valia. Tai nėra tik filosofinis svarstymas. 2019 metais Oksfordo universiteto matematikos institute Penrouzas ir Hameroffas paskelbė naujus skaičiavimus, rodančius, kad kvantinė koherencija mikrotubulėse gali išlikti pakankamai ilgai, kad turėtų įtakos neuronų veiklai. Jie apskaičiavo, kad smegenų temperatūra ir biocheminė aplinka gali apsaugoti kvantinės būsenas nuo greito suirimo. Tai reiškia, kad jūsų smegenys gali būti ne tik klasikinis kompiuteris, bet ir kvantinis procesorius, apdorojantis informaciją būdais, kurių dar nesuprantame. Dabar pagalvokite apie tai. Jei stebėjimas keičia kvantinę būseną, o jūsų smegenys veikia kvantiniais principais, tai jūsų mintis gali tiesiogiai keisti fizinę realybę jūsų galvoje. Ne metaforiškai, tiesiogiai. Kai nusprendžiate pakelti ranką, tas sprendimas yra kvantinis kolapsas iš daugelio galimybių. Ir tas kolapsas sukuria elektrinį impulsą, kuris keliauja į jūsų raumenis. Jūsų sąmonė tiesiogiai transformuoja kvantinės tikimybės į fizinį veiksmą. Bet galbūt tai eina dar toliau. Kai kurie fizikai, tokie kaip Johnas Wheeleris, sukūrė idėją dalyvaujantiems visatai. Jis manė, kad visata nėra iš anksto nustatyta mašina, veikianti be mūsų. Vietoj to, visata yra dalyvaujamasis procesas, kuriame stebėtojai, sąmoningi būtybės, aktyviai kuria realybę savo matavimais, savo stebėjimais, savo sąveiką su kvantiniais laukais. Wheeleris sakė, nėra visatos be stebėtojų. Tai radikali idėja, bet ji kyla tiesiogiai iš kvantinės mechanikos matematikos. Pagalvokite apie didįjį sprogimą. Prieš 13 milijardų 800 milijonų metų visata gimė iš begalinio mažo taško. Bet kas buvo tame taške? Kvantinė puta, kur erdvė ir laikas neturėjo prasmės, kur visos galimybės egzistavo vienu metu. Ir kas privertė tą kvantinę putą kolapsuoti į konkretų visatos variantą, kurį matome. Kai kurie fizikai sako, kad tai buvo atsitiktinumas. Kiti sako, kad tai buvo neišvengiamybė, bet Wheeleris ir jo sekėjai sako, galbūt tai buvo stebėjimas. Galbūt visata reikalavo stebėtojų, kad taptų reali. Tai skamba kaip cirkuliarus argumentas. Kaip gali būti stebėtojai prieš visatą? Bet kvantinėje mechanikoje laikas neveikia tiesioškai. Atidėto pasirinkimo eksperimentai rodo,
kad ateities matavimas gali paveikti praeities būseną. Taigi galbūt mūsų stebėjimas dabar, 13 milijardų metų po didžiojo sprogimo, atgaline tvarka sukuria visatos istoriją. Galbūt visata yra uždaras laiko kilpa, kur stebėtojai sukuria sąlygas savo pačių egzistavimui. Tai skamba beprotiškai, bet matematika tai palaiko. Kvantinė mechanika neturi laiko rodiklės. Šriodengerio lygtis, kuri aprašo kvantinių sistemų evoliuciją, veikia vienodai į priekį ir atgal laike. Tik matavimas sukuria laiko rodiklę, skirtumą tarp praeities ir ateities. Ir kas atlieka matavimą? Sąmoningi stebėtojai. Mes, jūs, dabar, skaitydami šiuos žodžius, jūs aktyviai dalyvaujate kuriant realybę. Bet kas yra realybė? Prieš kvantinę mechaniką atsakymas atrodė paprastas. Realybė yra tai, kas egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų. Medis miške daro garsą, net jei niekas jo negirdi. Mėnulis yra danguje, net jei niekas į jį nežiūri. Bet kvantinė mechanika sako, ne taip greitai. Dalelė neturi apibrėžtos padėties, kol ją išmatuojate. Fotonas neturi apibrėžtos polarizacijos, kol ją patikrinate. Kvantinė sistema neturi apibrėžtų savybių, kol su ją sąveikaujate. Tai nereiškia, kad realybė neegzistuoja be mūsų. Tai reiškia, kad realybė yra ne daiktas, o procesas. Ne statiškas objektas, o dinamiška sąveika tarp stebėtojų ir stebimų sistemų. Realybė yra tai, kas atsiranda iš kvantinių galimybių, kai jos kolapsuoja į konkrečias vertes. Ir mes, sąmoningi būtybės, esame dalis to proceso. Mes nesame atskirti nuo realybės. Mes esame realybės kūrėjai. Dabar sustokime prie esminio klausimo, kuris kankina fizikus jau 100 metų. Kodėl matavimas keičia kvantinę būseną? Kas yra tas magiškas momentas, kai dalelė nusprendžia tapti konkrečia? 2017 metais Vienos technologijos universitete fizikas Filipas Valneris su komanda atliko eksperimentą, kuris parodė kažką stulbinančio. Jie sugebėjo pagauti kvantinį kolapsą vykstantį ne kaip akimirksnį įvykį, o kaip procesą trunkantį maždaug 4 femtosekundės. Tai yra 4 kvadriljontinės sekundės dalys. Per tą trumputį laiką dalelė pereina iš būsenos, kur ji yra visur vienu metu, į būseną, kur ji yra vienoje vietoje. Bet kas vyksta per tas 4 femtosekundės? Valneris aprašė tai kaip kvantinį išblukimą. Dalelė palaipsniui praranda savo bangines savybės ir įgyja dalelės savybės. Tarsi jį pamažu sprendžia, kur būti. Bet kas verčia ją spręsti? Eksperimentas parodė, kad tai yra sąveika su aplinka. Kuo daugiau dalelės sąveikauja su kitomis dalelėmis aplinkoje, tuo greičiau ji praranda kvantinės savybės. Šis procesas vadinamas dekoherencija. Ir štai kur tampa įdomu. Dekoherencija nėra matavimas. Tai tik informacijos išsisklaidimas į aplinką. Įsivaizduokite, kad jūs pasakote paslaptį vienam draugui. Paslaptis vis dar egzistuoja, bet dabar ji yra 2 vietose. Jūsų galvoje ir draugo galvoje. Paskui jūsų draugas pasako kitam draugui, tas dar kitam. Ir greitai paslaptis išsisklaidė tarp 100 žmonių. Ar ji vis dar paslaptis? Panašiai veikia dekoherencija. Kvantinė informacija apie dalelės būseną išsisklaidė į aplinką, į oro molekulės, į fotonų jūrą, į kitas daleles. Ir kai informacija taip išsisklaidė, praktiškai neįmanoma ją susigrąžinti. Dalelė atrodo, tarsi būtų pasirinkusi konkretų būseną, nors iš tikrųjų ji tiesiog prarado koherenciją. Bet ar tai išsprendžia matavimo problemą? Ne visai. Nes dekoherencija paaiškina, kodėl mes nematome kvantinės superpozicijos kasdieninėme gyvenime. Didelės sistemos dekoheruoja per akimirką dėl sąveikos su aplinka. Bet ji nepaaiškina, kodėl matavimas duoda konkretų rezultatą. Pagal kvantinę mechaniką, net po dekoherencijos, sistema vis dar yra visose galimuose būsenose. Tiesiog tos būsenos tapo nepriklausomos viena nuo kitos. Tai vadinama daugelio pasaulių interpretacija, kurią 1957 metais pasiūlė fizikas Hugh Everettas. Everetto idėja buvo radikali. Galbūt kvantinė superpozicija niekada nekolapsuoja. Galbūt, kai atliekate matavimą, visata padalijasi į atskiras šakas ir kiekvienoje šakoje jūs matote skirtingą rezultatą. Kai išmatuojate elektrono sukimąsi ir gaunate aukštyn, egzistuoja kita visatos šaka, kur kitas jūs gavo žemyn. Abi versijos jūsų yra vienodai realios, bet jos negali sąveikauti viena su kita.
nes jos yra skirtingose kvantinėse šakose. Kiekvieną kartą, kai vyksta kvantinis įvykis, visata padalijasi į begalę versijų. Tai skamba kaip mokslinė fantastika, bet daugelis šiuolaikinių fizikų laiko šią interpretaciją rimčiausiai. Kodėl? Nes ji išsprendžia matavimo problemą be jokių papildomų prielaidų. Jums nereikia aiškinti, kas sukelia kolapsą. Kolapso nėra. Viskas, kas gali įvykti, įvyksta, tik skirtingose šakose. 2021 metais Oksforde atlikta fizikų apklausa parodė, kad maždaug 40% kvantinės mechanikos specialistų palaiko daugelio pasaulių interpretaciją arba ją laiko gyvybinga alternatyva. Bet jei daugelio pasaulių interpretacija teisinga, tai keičia viską, ką manome apie save. Kiekvieną akimirką jūs padalijatės į begalę versijų. Yra versija jūsų, kuri nusprendė skaityti šį tekstą iki galo. Yra versija, kuri sustojo po pirmo sakinio. Yra versija, kuri niekada nepradėjo skaityti. Visos šios versijos yra vienodai realios, bet jos egzistuoja atskirose kvantinėse šakose, kurios niekada nesusikerta. Jūsų sąmonė, tai, ką jaučiate kaip aš, yra tik viena šaka begalinėme medyje galimybių. Dabar pagalvokite apie tai gilyn. Jei kiekvienas kvantinis įvykis kuria naują šaką, tai reiškia, kad kiekviena jūsų mintis, kiekvienas sprendimas, kiekvienas neuronų impulsas jūsų smegenyse kuria naujas visatos versijas. Kai nusprendžiate pakelti dešinę ranką vietoj kairės, atsiranda visatos šaka, kur jūs pakėlėte kairę. Kai pagalvojate apie mėlyną spalvą, atsiranda šakos, kur pagalvojate apie raudoną, žalią, geltoną. Jūsų sąmonė yra nuolatinis visatos šakojimasis, begalinis galimybių medis, augantis kiekvieną femtosekundę. Bet ar jūs jaučiate tą šakojimąsi? Ne. Jūs jaučiate tik vieną liniją, vieną kelią per laiką. Kodėl? Nes jūsų sąmonė yra susijusi su konkrečia kvantinė šaka. Jūs negalite patirti kitų šakų, nes jos yra kvantiškai atskirtos nuo jūsų. Bet jos egzistuoja. Ir kiekvienoje iš jų yra versija jūsų, kuri jaučia, kad ji yra vienintelė tikra. Kiekviena versija jūsų mano, kad ji yra tikrasis aš. Ir kiekviena yra teisi savo šakoje. Tai kelia gilų filosofinį klausimą. Kas yra jūsų tapatybė? Jei egzistuoja begalė jūsų versijų, kuri iš jų yra tikroji? Atsakymas – visos. Arba ne viena. Jūsų tapatybė nėra fiksuotas daiktas. Tai procesas, nuolat besišakojantis į naujas galimybės. Jūs nesate vienas žmogus keliaujantis per laiką. Jūs esate medis galimybių, kur kiekviena šaka yra lygi tikra kaip ir kitos. Ir kiekviena šaka jaučia, kad ji yra vienintelė. 2019 metais Kalifornijos technologijos institute fizikas Seanas Carrollas paskelbė knygą Kažkas giliai paslėpta, kur jis argumentuoja daugelio pasaulių interpretacijos naudai. Jis sako, kad ši interpretacija yra paprasčiausia ir logiškiausia, nes ji tiesiog ima kvantinės mechanikos matematiką rimtai, be jokių papildomų prielaidų apie kolapsą ar stebėtojus. Bet ji turi vieną didžiulę kainą. Ji verčia mus priimti, kad egzistuoja begalė visatų, kurių niekada negalėsime pamatyti ar patikrinti. Ar tai mokslas ar filosofija? Galbūt tai abi, nes kvantinė mechanika verčia mus užduoti klausimus, kurie anksčiau priklausė tik filosofams. Kas yra realybė? Kas yra sąmonė? Kas yra laikas? Ir svarbiausia, koks yra ryšys tarp šių trijų dalykų? 2023 metais Stokholmo universiteto filosofas ir fizikas Henrikas Olsonas paskelbė straipsnį, kur jis argumentuoja, kad sąmonė ir kvantinė mechanika gali būti du tos pačios fundamentalios realybės aspektai. Olsonas remiasi idėją vadinamą neutraliuoju monizmu, filosofinę poziciją, kad nei materija, nei sąmonė nėra fundamentalios. Vietoj to egzistuoja kažkas gilesnis, iš ko kyla ir materija, ir sąmonė. Ir tas gilesnis dalykas gali būti kvantinė informacija. Pagal šią idėją visata fundamentaliai yra informacijos procesas, o tai, ką mes vadiname materija, yra vienas informacijos aspektas, o tai, ką vadiname sąmonė, yra kitas aspektas. Jos abi kyla iš tos pačios kvantinės informacijos struktūros. Tai skamba abstrakčiai, bet yra konkrečių užuominų, kad tai gali būti teisinga. Vienas iš kvantinės mechanikos keisčiausių faktų yra tas, kad informacija yra fundamentalesnė už energiją ar materiją. Kai dalelė pereina pro du plyšius, ji nešasi informaciją apie abi galimybes.
Kai dvi dalelės yra kvantiškai susietos, jos dalyjasi informaciją greičiau nei šviesos greitis. Kai juodoji skylė praryja materiją, didžiausias fizikos klausimas yra ne kur dingsta materija, o kur dingsta informacija. Fizikas Jacobasas Bekenšteinas parodė, kad juodosios skylės turi entropiją, informacijos kiekį, proporcingą jų paviršiaus plotui, ne tūriui. Tai reiškia, kad visa informacija, kuri įkrenta į juodąją skylę, kažkaip užrašoma ant jos paviršiaus. Tarsi trimatis objektas būtų tik dvimačio paviršiaus projekcija. Ši idėja vadinama holografiniu principu ir ji radikaliai keičia mūsų supratimą apie erdvę. Galbūt visa mūsų trimačių visata yra tik projekcija informacijos, užkoduotos ant kažkokio tolimo dvimačio paviršiaus. Galbūt erdvė nėra fundamentali. Fundamentali yra informacija, o erdvė yra tik būdas, kaip ta informacija organizuojasi. 2015 metais Japonijos fizikų grupė, vadovaujama Yoshifumi Hiyashimo, atliko kompiuterinį modeliavimą, kuris parodė, kad kvantinė mechanika gali generuoti erdvę. Jie pradėjo su abstrakčia kvantinių sąveikų sistema be jokios erdvės sąvokos. Ir iš tų sąveikų savaime atsirado kažkas, kas elgėsi kaip erdvė. Objektai turėjo atstumus, galėjo būti arti ar toli vienas nuo kito. Erdvė nebuvo įdėta į sistemą. Jie atsirado iš kvantinės informacijos struktūros. Jei erdvė gali atsirasti iš kvantinės informacijos, galbūt ir laikas gali, galbūt ir materija gali. Galbūt visa, ką vadiname fizinę realybę, yra tik skirtingi būdai, kaip kvantinė informacija organizuojasi ir sąveikauja. Ir jei taip, tai sąmonė, kuri taip pat apdoroja informaciją, gali būti neatsitiktinis šalutinis produktas, o fundamentali visatos dalis. Ne kažkas, kas atsirado vėliau, kai visata tapo pakankamai sudėtinga, o kažkas, kas buvo nuo pat pradžių įkodinta į pačią kvantinės realybės struktūrą. Tai atveda mus prie vieno iš drąsiausių pasiūlymų šiuolaikinėje fizikoje – panpsichizmo, idėjos, kad sąmonė yra fundamentali visatos savybė, kaip ir masė ar elektros krūvis. Ne tai, kad kiekvienas akmuo galvoja, bet kad kiekviena kvantinė sistema turi kažkokį primityvų patyrimo aspektą ir sudėtinga sąmonė, kaip mūsų, atsiranda, kai šie primityvūs patyrimo elementai organizuojasi į sudėtingas struktūras. 2020 metais New Yorko universiteto filosofas Davidas Chalmersas, garsus sąmonės tyrinėtojas, paskelbė knygą, kur jis argumentuoja panpsichizmo naudai. Chalmersas sako, kad sąmonė yra sunkioji problema. Mes galime paaiškinti, kaip smegenys apdoroja informaciją, kaip jos reaguoja į stimulus, kaip jos kontroliuoja elgesį. Bet mes negalime paaiškinti, kodėl visa tai jaučiama, kodėl yra kažkas, kaip yra būti jumis, kodėl šviesa nėra tik elektromagnetinė banga tam tikro dažnio, bet ir patirtis, kurią vadiname raudona ar mėlyna. Kodėl skausmas nėra tik nervų signalas, bet ir kažkas, kas skauda. Šis subjektyvus patyrimo aspektas, tai ką filosofai vadina kvalia, negali būti išvestas iš fizikos, kuri aprašo tik objektyvius procesus. Bet jei sąmonė yra fundamentali, kaip ir kvantiniai laukai, tada nereikia jos išvesti. Ji tiesiog yra. Ir galbūt kvantinė mechanika duoda mums užuominą, kaip tai veikia. Nes kvantinė mechanika yra vienintelė fizikos teorija, kur informacija ir stebėjimas vaidina fundamentalų vaidmenį. Klasikinėje fizikoje galite aprašyti visatą be jokios nuorodos į stebėtojus, tiesiog dalelės judančios pagal dėsnius. Bet kvantinėje mechanikoje negalite. Jums reikia kalbėti apie matavimus, apie informaciją, apie tai, kas žinoma ir kas nežinoma. Ir tai labai panašu į tai, kaip veikia sąmonė. Sąmonė yra informacijos apdorojimas, bet ne bet koks informacijos apdorojimas. Kompiuteris apdoroja informaciją, bet mes nemanome, kad jis sąmoningas. Sąmonė yra integruotas informacijos apdorojimas, kur skirtingos informacijos dalys sujungiamos į vieningą patirtį. Kai žiūrite į raudoną obuolį, jūsų smegenys apdoroja spalvą vienoje srityje, formą kitoje, tekstūrą trečioje. Bet jūs nepatiriat trijų atskirų dalykų, jūs patiriat vieną obuolį. Kaip visa ta informacija sujungiama į vieningą sąmonės lauką? 2014 metais Viskonsino universiteto neuromokslininkas Giulio Tononi sukūrė teoriją vadinamą integruotos informacijos teorija. Pagal šią teoriją sąmonė yra integruotos informacijos kiekis sistemoje. Kuo daugiau informacijos sistema gali integruoti, sujungti skirtingas dalis į vieningą visumą,
tuo labiau ji sąmoninga. Tononi net sukūrė matematinę formulę, vadinamą phi, kuri matuoja integruotos informacijos kiekį. Pagal šią teoriją jūsų smegenys turi didelį phi, nes jos integruoja didžiulį informacijos kiekį. Kompiuteris turi mažą phi, nes jo dalys dirba atskirai, neintegruotai. Bet štai kas įdomu. Tononi teorija sako, kad bet kuri sistema, kuri integruoja informaciją, turi kažkokį sąmonės laipsnį. Net labai paprastos sistemos, net kvantinės sistemos. Jei du kvantiškai susieti fotonai dalijasi informaciją taip, kad vieno būsena priklauso nuo kito, jie integruoja informaciją. Pagal Tononi teoriją jie turi mažyti, bet ne nulį phi. Jie turi primityvų sąmonės laipsnį. Tai skamba keistai, bet tai tiesiogiai kyla iš matematikos. Ar tai reiškia, kad visata yra sąmoninga? Nebūtinai taip, kaip mes esame sąmoningi, bet galbūt visata turi kažkokį primityvų patyrimo aspektą kiekviename kvantinėme įvykyje. Ir tas aspektas tampa sudėtingesnis, kai kvantinės sistemos organizuojasi į sudėtingesnės struktūras. Jūsų smegenys yra viena iš sudėtingiausių žinomų struktūrų visatoje. 100 milijardų neuronų, kiekvienas sujungtas su tūkstančiais kitų, sudarantis tinklą su 100 trilijonų ryšių. Nenuostabu, kad tokia sistema gali integruoti didžiulį informacijos kiekį ir sukurti turtingą, sudėtingą sąmonės patirtį. Bet sąmonė nėra tik informacijos kiekis, yra ir kokybė. Jūsų patirtis matant raudoną spalvą yra kitokia nei patirtis girdint garsą. Jūsų patirtis jaučiant džiaugsmą yra kitokia nei patirtis jaučiant liūdesį. Kiekviena sąmonės būsena turi unikalų kokybinę charakterį. Ir čia kvantinė mechanika vėl gali duoti užuominą, nes kvantinės būsenos taip pat turi unikalų charakterį. Elektrono sukimasis aukštyn yra kokybiškai skirtingas nuo sukimosi žemyn. Fotono horizontali polarizacija yra kokybiškai skirtinga nuo vertikalios. Ir šie skirtumai nėra tik kiekybiniai, jie yra fundamentalūs, neišvedami vienas iš kito. Galbūt sąmonės kokybės, tai ką filosofai vadina kvalia, yra susijusios su kvantinių būsenų kokybėmis. Galbūt, kai jūsų smegenų neuronai pereina į tam tikrą kvantinę būseną, ta būsena turi tam tikrą kokybinį charakterį, kurį jūs patiriat kaip raudonumą ar skausmą. Tai tik hipotezė, bet ji rodo, kaip kvantinė mechanika gali padėti mums suprasti sąmonę ne kaip atsitiktinį šalutinį produktą, o kaip fundamentalią visatos savybę. Dabar grįžkime prie dviejų plyšių eksperimento su šia nauja perspektyva. Kai fotonas praeina pro du plyšius ir sukuria interferencijos raštą, jis žino apie abi galimybės. Jis nešasi informaciją apie abu kelius. Bet kai įjungiate detektorių, ta informacija tampa prieinama jums, sąmoningam stebėtojui. Ir tame momente fotonas pasirenka vieną kelią. Ar tai reiškia, kad jūsų sąmonė privertė fotoną pasirinkti? Nebūtinai. Bet tai reiškia, kad jūsų sąmonė yra dalis kvantinio proceso, neatskirta nuo jo. Kai išmatuojate fotoną, jūs ne tik gaunate informaciją apie jį, jūs tampate kvantiškai susieti su juo. Jūsų smegenų būsena dabar priklauso nuo fotono būsenos. Jei fotonas praėjo pro kairįjį plyšį, jūsų smegenys yra būsenoje mačiau kairįjį. Jei praėjo pro dešinįjį, jūsų smegenys yra būsenoje mačiau dešinįjį. Ir pagal daugelio pasaulio interpretaciją, abi būsenos egzistuoja, tik skirtingose kvantinėse šakose. Yra versija jūsų, kuri matė kairįjį plyšį, ir versija, kuri matė dešinįjį. Abi vienodai realios. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai atliekate matavimą, jūs padalijatės į dvi versijas. Ir kiekviena versija jaučia, kad ji matė konkretų rezultatą. Nė viena versija nejaučia superpozicijos. Kiekviena jaučia tik vieną tikrovę. Bet iš išorės, iš Dievo akies perspektyvos, abi versijos egzistuoja. Jūsų sąmonė nėra vienas srautas. Ji yra nuolat besišakojantis medis, kur kiekviena šaka jaučia, kad ji yra vienintelė. 2018 metais Masačusetso technologijos instituto fizikas Maksas Tegmarkas paskelbė straipsnį, kurį jis apskaičiavo, kaip greitai žmogaus smegenys dekoheruoja. Jis nustatė, kad dėl smegenų šiltos, drėgnos aplinkos kvantinė koherencija tarp skirtingų neuronų išnyksta per maždaug 1/10 biljontinę sekundės dalį. Tai reiškia, kad jūsų smegenys negali palaikyti makroskopinės kvantinės superpozicijos. Jūs negalite būti vienu metu galvojantis apie du skirtingus dalykus kvantinę prasme.
Bet tai nereiškia, kad kvantiniai efektai nesvarbus smegenims. Nes net jei makroskopinė koherencija greitai išnyksta, mikroskopiniai kvantiniai įvykiai vis tiek vyksta. Jonų kanalai neuronų membranose atsidaro ir užsidaro kvantinio tunelinio efekto dėka. Neurotransmiteriai persiduoda per sinapsę procesais, kuriuose kvantinė mechanika vaidina vaidmenį. Ir svarbiausia, informacija, kuri koduoja jūsų mintis, galiausiai yra kvantinė informacija – elektronų ir fotonų būsenos. Net jei ta informacija greitai dekoheruoja, ji vis tiek kyla iš kvantinio lygio. Tai kaip upė. Vanduo upėje susideda iš atskirų molekulių, kurios juda chaotiškai, susidurdamos viena su kita. Bet iš tų chaotiškų mikroskopinių judėjimų atsiranda makroskopinis srautas. Upė teka viena kryptimi. Panašiai jūsų sąmonė gali kilti iš kvantinių procesų, net jei makroskopiškai jie atrodo klasikinė. Mikroskopiniai kvantiniai įvykiai sukuria makroskopinį sąmonės srautą. Bet galbūt yra ir gilesnis ryšys. Kai kurie mokslininkai, tokie kaip Henris Tapas iš Berklio laboratorijos, siūlo, kad sąmonė gali tiesiogiai paveikti kvantinį kolapsą. Pagal Stapo teoriją, kai jūs priimate sprendimą, pavyzdžiui, nusprendžiate sutelkti dėmesį į kažką, tas sprendimas yra kvantinis įvykis jūsų smegenyse, kuris kolapsuoja kvantinę superpoziciją į konkretų rezultatą. Jūsų laisvoji valia yra kvantinio kolapso procesas. Jūs tiesiogiai renkatės, kuri kvantinė galimybė tampa tikrove. Tai labai kontroversiška idėja ir dauguma fizikų su ją nesutinka. Bet ji rodo, kaip giliai kai kurie mokslininkai yra pasirengę eiti, bandydami suprasti sąmonės ir kvantinės mechanikos ryšį. Ir net jei Stapo specifinė teorija neteisinga, pats faktas, kad rimti mokslininkai rimtai svarsto tokias idėjas, rodo, kad kvantinė mechanika privertė mus permastyti fundamentalius dalykus apie sąmonę, laisvąją valią ir realybės prigimtį. Dabar pagalvokime apie praktinius šių idėjų padarinius. Jei jūsų mintis yra kvantiniai įvykiai, jei jūsų sąmonė yra integruotos kvantinės informacijos procesas, tai keičia tai, kaip turėtumėte galvoti apie save. Jūs nesate fiksuota esybė su fiksuota tapatybė. Jūs esate procesas, nuolat besikeičiantis, nuolat besišakojantis į naujas galimybės. Kiekviena jūsų mintis kuria naują kvantinę būseną. Kiekvienas jūsų sprendimas atidaro naujas galimybės. Jūs nesate pasyvus stebėtojas, žiūrintis į iš anksto nustatytą filmą. Jūs esate aktyvus dalyvis, kuris kiekvieną akimirką kuria savo tikrovę. Tai nereiškia, kad galite tiesiogiai pakeisti išorinę realybę vien mintimis. Negalite pagalvoti ir privers objektus levituoti. Fizikos dėsniai vis dar veikia, bet tai reiškia, kad jūsų vidinė realybė, jūsų patirtis, jūsų suvokimas, jūsų sąmonės būsena yra kažkas, ką jūs aktyviai kuriate. Ir ta vidinė realybė nėra mažiau reali už išorinę. Iš tikrųjų, pagal kai kurias kvantinės mechanikos interpretacijas, vidinė ir išorinė realybė nėra atskirtos. Jos yra du tos pačios kvantinės informacijos proceso aspektai. 2024 metais Ciuricho universiteto tyrėjai paskelbė eksperimentą, kur jie parodė, kad žmonės gali išmokti sąmoningai kontroliuoti savo smegenų aktyvumą, naudojant neurofeedback, realaus laiko informaciją apie jų smegenų būseną. Dalyviai galėjo pamatyti savo smegenų bangų raštą ekrane ir išmokti jį keisti vien mintimis. Po kelių savaičių treniruotės jie galėjo sąmoningai padidinti ar sumažinti tam tikrų smegenų sričių aktyvumą. Tai rodo, kad sąmonė gali tiesiogiai paveikti smegenų būseną, ne per išorinius veiksmus, o tiesiogiai per vidinį dėmesio ir ketinimo procesą. Jei smegenų būsena yra kvantinė būsena, bent jau mikroskopiškai, tai reiškia, kad sąmonė gali paveikti kvantinės būsenas. Ne magiškai, nepažeidžiant fizikos dėsnius, bet per normalius smegenų procesus, kurie fundamentaliai yra kvantiniai. Jūsų mintys yra kvantiniai įvykiai. Jūsų dėmesys yra kvantinio kolapso procesas. Jūsų sąmonė yra kvantinės informacijos integracija. Ir visa tai vyksta dabar, kol skaitote šiuos žodžius, kol jūsų smegenys apdoroja informaciją, kol jūsų sąmonė kuria jūsų patirtį. Tai atveda mus prie giliausio klausimo, kas yra tikrovė? Ar tai objektyvus dalykas, egzistuojantis nepriklausomai nuo mūsų? Ar tai subjektyvus dalykas, kurį kiekvienas iš mūsų kuriame savo sąmonėje?
Kvantinė mechanika sako, nei viena, nei kita, arba abi. Tikrovė yra sąveika tarp objektyvaus ir subjektyvaus, tarp stebimo ir stebėtojo, tarp kvantinių galimybių ir sąmonės, kurie jas kolapsuoja į konkrečią patirtį. Tikrovė nėra daiktas, ji yra procesas, ir mes esame dalis to proceso. Dabar sustokime prie momento, kuris daugeliu atrodo kaip mokslinė fantastika, bet yra patvirtintas faktais. Kvantinė mechanika jau keičia mūsų pasaulį. Ne teoriškai, praktiškai. Šiandien, kol klausotės šių žodžių, jūsų kišenėje gali būti įrenginys, kuris veikia kvantinės mechanikos principais. Kiekvienas tranzistorius jūsų telefone, kiekvienas kompiuterio procesorius remiasi kvantinio tunelinio efekto valdymu. Be kvantinės mechanikos supratimo nebūtų šiuolaikinės elektronikos. Bet tai tik pradžia. 2023 metais IBM kompanija paskelbė, kad jų kvantinis kompiuteris Condor pasiekė 433 kvantinių bitų, qbitų. Skirtingai nuo įprastų bitų, kurie gali būti arba 0 arba 1, qbitai gali būti abiejose būsenose vienu metu, superpozicijoje. Tai reiškia, kad kvantinis kompiuteris su 400 qbitų gali apdoroti daugiau galimų būsenų, nei yra atomų visatoje. Tai nėra hiperbolė. 400 qbitų superpozicijoje gali reprezentuoti 2 pakeltą 400 laipsnių skirtingų būsenų, skaičius su 120 skaitmenų. Įsivaizduokite, ką tai reiškia. Problemos, kurių sprendimui įprastam kompiuteriui prireiktų milijardų metų, kvantinis kompiuteris gali išspręsti per valandas ar minutes. Vaistų kūrimas, kuris dabar užtrunka dešimtmečius, gali tapti 1000 kartų greitesnis. Klimato modeliavimas, kuris dabar reikalauja superkompiuterių, gali tapti tikslus iki molekulinio lygio. Dirbtinis intelektas, kuris dabar mokosi iš duomenų, gali pradėti mąstyti kvantiniais principais, apdoroti visas galimybes vienu metu. Bet štai kur tampa tikrai keista. Kai kvantinis kompiuteris atlieka skaičiavimą, jis netiesiog greitai perrenka galimybes. Jis egzistuoja visose galimybėse vienu metu. Pagal daugelio pasaulių interpretaciją, kai kvantinis kompiuteris sprendžia problemą, jis padalyja visatą į begalę šakų, kur kiekvienoje šakoje jis bando skirtingą sprendimą. Paskui visos šios šakos interferuoja viena su kita, kaip bangos dviejų plyšių eksperimente, ir teisingas atsakymas išryškėja iš interferencijos rašto. Kvantinis kompiuteris naudoja visas galimas visatas, kad rastų atsakymą vienoje. 2021 metais Kinijos mokslininkai, vadovaujami Jian Wei Pano, sukūrė kvantinį kompiuterį Zhu Zhang, kuris atliko skaičiavimą per 200 sekundžių. Tas pats skaičiavimas galingiausiam klasikiniam superkompiuteriui užtruktų 2 milijardus metų. Tai ne tik greičio skirtumas, tai fundamentaliai kitoks skaičiavimo būdas. Klasikinis kompiuteris eina per galimybes vieną po kitos. Kvantinis kompiuteris egzistuoja visose galimybėse vienu metu ir leidžia joms sąveikauti kvantiškai. Bet kvantiniai kompiuteriai kelia ir gilų filosofinį klausimą. Jei jie naudoja daugelio pasaulių superpoziciją, ar tai reiškia, kad jie bendrauja su kitomis visatų šakomis? Oksforde fizikas Davidas Deutschas, vienas kvantinių kompiuterių teorijos pradininkų, mano, kad taip. Jis sako, kad kvantinio kompiuterio galia ateina iš to, kad jis atlieka lygiagrečius skaičiavimus skirtingose visatos šakose. Kai gaunate atsakymą iš kvantinio kompiuterio, jūs iš tikrųjų gaunate rezultatą, kuris buvo apskaičiuotas milijarduose lygiagrečių visatų. Tai skamba neįtikėtinai, bet matematika veikia. Ir jei tai tiesa, tai reiškia, kad mes jau praktiškai naudojame daugelio pasaulių egzistavimą. Kiekvieną kartą, kai kvantinis kompiuteris atlieka skaičiavimą, jis patvirtina, kad egzistuoja begalė lygiagrečių realybių. Tai nėra filosofija, tai inžinerija. Mes statome mašinas, kurios veikia tik tada, jei daugelio pasaulių interpretacija teisinga. Dabar pagalvokime apie kitą praktinį kvantinės mechanikos pritaikymą – kvantinę kriptografiją. 2017 metais Kinija paleido palydovą Micius, kuris gali perduoti kvantiškai užšifruotus pranešimus. Šifravimas remiasi fundamentaliu kvantinės mechanikos principu. Negalite išmatuoti kvantinės būsenos, nepakeisdami jos. Jei kas nors bando perimti kvantiškai užšifruotą pranešimą, pats stebėjimo aktas pakeičia pranešimą ir siuntėjas bei gavėjas akimirksniu tai pastebi.
Tai reiškia, kad kvantinė kriptografija yra teoriškai neįveikiama. Ne todėl, kad šifras per sudėtingas, o todėl, kad fizikos dėsniai neleidžia jo perimti nepastebėtai. Jūs negalite pasiklausyti kvantinio kanalo, nes pats klausimasis sunaikina informaciją. Tai tiesioginis stebėtojo efekto pritaikymas. Tas pats efektas, kuris verčia fotoną pasirinkti vieną plyšį dviejų plyšių eksperimente. Dabar apsaugo jūsų duomenis. 2024 metais Europos kvantinio interneto aljansas paskelbė, kad jie sėkmingai perdavė kvantiškai užšifruotus duomenis per 600 km naudodami optinį kabelį. Tai žingsnis link pasaulinio kvantinio interneto, tinklo, kur informacija būtų perduodama kvantiškai susietus fotonais absoliučiai saugiai. Toks tinklas ne tik apsaugotų nuo įsilaužimų, jis fundamentaliai pakeistų tai, kaip suprantame komunikaciją, nes kvantiškai susieti fotonai žino vienas apie kitą akimirksniu, nesvarbu, koks didelis atstumas juos skiria. Einšteinas vadino tai bauginančiu veikimu per atstumą ir manė, kad tai neįmanoma. Bet eksperimentai įrodė, kad tai realus fenomenas. 2022 metais Nyderlandų mokslininkai sukūrė kvantinį tinklą tarp 3 miestų, naudodami kvantinį susietumą. Informacija tarp mazgų keliavo ne per kabelį, ji atsirado vienu metu abiejose galuose dėl kvantinio susietumo. Tai atveria galimybę kažkam, kas skamba kaip telepatija, kvantinė teleportacija. Ne, tai nereiškia, kad galite akimirksniu persikelti iš vienos vietos į kitą, bet tai reiškia, kad galite akimirksniu perkelti kvantinę būseną iš vienos vietos į kitą. 2023 metais Ženevos universiteto mokslininkai sėkmingai teleportavo kvantinę būseną per 64 km. Jie paėmė fotoną vienoje vietoje, išmatavo jo būseną ir ta pati būsena akimirksniu atsirado kitame fotone 64 km atstumu. Kaip tai įmanoma? Per kvantinį susietumą. Jei turite 2 kvantiškai susietus fotonus ir išmatuojate vieną, kitas akimirksniu sužino apie matavimą. Naudodami šį efektą ir klasikinę komunikaciją, galite perkelti kvantinę būseną iš vieno fotono į kitą. Originalus fotonas sunaikinamas matavimo procese. Negalite nukopijuoti kvantinės būsenos, tai draudžia kvantinės mechanikos dėsniai. Bet galite ją perkelti. Ir tas perkelimas vyksta greičiau nei šviesos greitis, akimirksniu. Dabar įsivaizduokite, ką tai galėtų reikšti ateityje. Jei galime teleportuoti kvantinės būsenas, galbūt galėsime teleportuoti sudėtingas molekulės, galbūt net gyvas ląsteles. Teoriškai, jei galėtumėte išmatuoti kiekvieno atomo kvantinę būseną jūsų kūne ir perkelti tas būsenas į kitus atomus kitoje vietoje, jūs teleportuotumėte save. Originalas būtų sunaikintas matavimo procese, bet kopija kitoje vietoje būtų absoliučiai identiška. Ne tik fiziškai, bet ir kvantiškai. Ar ta kopija būtų jūs? Ar ji turėtų jūsų sąmonę, jūsų atsiminimus, jūsų tapatybę? Tai ne tik mokslinės fantastikos klausimas, tai filosofinis klausimas apie tapatybę, kuris tampa vis aktualesnis, kai technologija artėja prie galimybės manipuliuoti kvantinėmis būsenomis. Jei jūsų sąmonė yra kvantinė informacija jūsų smegenyse ir jei tą informaciją galima perkelti, ar jūs vis dar būtumėte tas pats žmogus? Ar tapatybė yra susijusi su konkrečiais atomais ar su informacijos struktūra? 2020 metais Kalifornijos universitete Los Andžele neuromokslininkai pradėjo projektą vadinamą konektomo kartografavimu, bandymą suskaitmeninti visą žmogaus smegenų struktūrą iki sinapsės lygio. Jei pavyktų, tai būtų pirmasis žingsnis link galimybės įkelti sąmonę į kompiuterį. Bet ar suskaitmeninta sąmonė būtų tikra sąmonė? Ar ji jaustų, mąstytų, turėtų subjektyvią patirtį? Ar ji būtų jūs, ar tik jūsų kopija? Šie klausimai tampa dar sudėtingesni, kai prisimename kvantinę mechaniką. Jei sąmonė remiasi kvantiniais procesais, kaip siūlo Penrose'as ir Hameroffas, tai klasikinis kompiuteris, net jei jis tobulai simuliuotų jūsų smegenų struktūrą, negalėtų atkurti jūsų sąmonės. Jam reiktų būti kvantiniu kompiuteriu, galinčiu palaikyti kvantinę superpoziciją ir susietumą. Ir net tada lieka klausimas, ar kvantinė simuliacija yra tas pats kaip originalas? Bet galbūt klausimas klaidingai suformuluotas, galbūt nėra originalų ir kopijos. Pagal daugelio pasaulio interpretaciją, jūs jau esate begalę kopijų.
Kiekviena kvantinė šaka yra skirtinga jūsų versija. Ir visos jos vienodai realios. Taigi, jei sukurtumėte dar vieną jūsų kopiją, ar tai būtų kitaip nei tai, kas jau vyksta natūraliai kiekviena kvantinė akimirka? Dabar pereikime prie dar drąsesnės idėjos – kvantinės biologijos. Ilgą laiką mokslininkai manė, kad kvantiniai efektai per daug trapūs, kad veiktų šiltose, drėgnose gyvų organizmų aplinkose. Bet pastaraisiais dešimtmečiais atradome, kad gyvenimas ne tik toleruoja kvantinę mechaniką, jis ją aktyviai naudoja. Fotosintezė, procesas, kuriuo augalai paverčia šviesą į energiją, veikia kvantinės koherencijos principų. 2007 metais Berklio universiteto mokslininkai Grahamas Flemingas ir jo komanda atrado, kad kai šviesos fotonas pataiko į augalo lapą, jis sukuria eksitoną, energijos paketą, kuris keliauja per molekulės link reakcijos centro. Bet tas eksitonas nekeliauja vienu keliu, jis keliauja visais galimais keliais vienu metu, kvantinėje superpozicijoje. Ir tie skirtingi keliai interferuoja vienas su kitu kaip bangos, sukurdami efektyviausią maršrutą. Augalas naudoja kvantinę mechaniką, kad rastų optimalų energijos perdavimo būdą. Tai reiškia, kad kiekvienas medis, kiekviena žolė, kiekviena dumblė naudoja kvantinę superpoziciją. Gyvenimas atrado, kaip išlaikyti kvantinę koherenciją net šiltoje aplinkoje, bent jau pakankamai ilgai, kad tai duotų evoliucinį pranašumą. 2015 metais mokslininkai parodė, kad kvantiniai efektai vaidina vaidmenį ir uoslėje. Kai uodžiate gėlę, jūsų nosies receptoriai gali naudoti kvantilį, kad atpažintų molekulių formą. Net paukščių navigacija gali remtis kvantinę mechaniką. Europiniai liepsnelės migruoja tūkstančius kilometrų ir randa kelią naudodami Žemės magnetinį lauką. Bet kaip jie jį jaučia? 2020 metais Oldenburgo universiteto mokslininkai parodė, kad paukščių akių ląstelėse yra molekulės vadinamos kriptochromais, kurios reaguoja į magnetinį lauką per kvantinę susietumą. Kai šviesa pataiko į kriptochromą, ji sukuria porą kvantiškai susietų elektronų. Magnetinis laukas veikia tą susietumą ir paukštis mato magnetinį lauką kaip vizualinį signalą. Tai reiškia, kad paukštis tiesiogiai suvokia kvantinį susietumą. Jo sąmonė, ar bent jau jo suvokimas, yra susieta su kvantiniais procesais jo akių ląstelėse. Jei tai tiesa paukščiams, kodėl ne žmonėms? Galbūt ir mūsų suvokimas, mūsų sąmonė yra glaudžiau susijusi su kvantiniais procesais nei manėme. 2019 metais Trinitės koledžo Dubline mokslininkai atliko eksperimentą su žmogaus smegenimis. Jie naudojo magnetinio rezonanso tomografiją, kad stebėtų smegenų aktyvumą ir pastebėjo kažką keisto. Kai du skirtingi smegenų regionai sinchronizuojasi, pradeda veikti tuo pačiu ritmu, jų signalai rodo kvantinio susietumo požymius. Tai nereiškia, kad visos smegenys yra kvantinėje superpozicijoje, bet tai rodo, kad kvantiniai efektai gali vaidinti vaidmenį smegenų tinklų koordinacijoje. Įsivaizduokite, ką tai galėtų reikšti. Kai galvojate apie sudėtingą idėją, skirtingos jūsų smegenų dalys turi dirbti kartu. Kalbos centras, atminties centras, emocijų centras. Kaip jos koordinuojasi? Galbūt per kvantinį susietumą. Galbūt jūsų mintis yra ne tik elektriniai impulsai, keliaujantis per neuronus, bet ir kvantinė informacija, dalijama tarp susietų neuronų tinklų. Galbūt tai, ką jaučiate kaip vieningą sąmonę, yra kvantinės koherencijos rezultatas jūsų smegenyse. Tai vis dar hipotezė ir dauguma neuromokslininkų skeptiški. Bet eksperimentai kaupias. 2023 metais Šanchajaus universiteto tyrėjai paskelbė, kad rado kvantinio tunelinio efekto požymių neuronų jonų kanaluose. Kai neuronas šauna, siunčia elektrinį impulsą, jonai turi praeiti per membraną. Klasikinė fizika, kai kurie jonai neturėtų turėti pakankamai energijos praeiti, bet jie praeina per kvantinį tunelį. Tai reiškia, kad kiekvienas jūsų smegenų impulsas, kiekviena jūsų mintis remiasi kvantinę mechaniką. Dabar sujunkime visus šiuos faktus. Kvantiniai kompiuteriai naudoja superpoziciją, kad apdorotų informaciją visose galimybėse vienu metu. Kvantinė kriptografija naudoja stebėtojo efektą, kad apsaugotų informaciją. Kvantinė teleportacija naudoja susietumą, kad perkeltų būsenas akimirksniu. Fotosintezė naudoja kvantinę koherenciją, kad optimizuotų energijos perdavimą.
Paukščiai naudoja kvantinį susietumą navigacijai ir galbūt mūsų smegenys naudoja kvantinę mechaniką sąmoniai. Visa tai rodo, kad kvantinė mechanika nėra tik egzotiška teorija apie mažytes daleles. Ji yra fundamentali visatos savybė, kuri veikia visur, nuo mažiausių dalelių iki didžiausių struktūrų, nuo negyvos materijos iki gyvų organizmų, nuo paprastų molekulių iki sudėtingos sąmonės. Mes gyvename kvantinėje visatoje ir kuo daugiau suprantame kvantinę mechaniką, tuo labiau suprantame, kad realybė yra daug keistesnė, daug nuostabesnė, daug atviresnė galimybėms, nei kada įsivaizdavome. Bet štai kur tampa tikrai gilu. Jei visa tai tiesa, jei kvantinė mechanika veikia visur, įskaitant mūsų smegenis, tai keičia ne tik tai, kaip suprantame pasaulį, tai keičia tai, kaip suprantame save. Jūs nesate atskirtas stebėtojas, žiūrintis į kvantinę visatą iš išorės. Jūs esate kvantinė visatos dalis. Jūsų smegenys yra kvantinė sistema. Jūsų mintis yra kvantiniai įvykiai. Jūsų sąmonė yra kvantinis informacijos procesas. Ir jei sąmonė yra kvantinė, tai reiškia, kad ji dalyjasi tomis pačiomis keistomis savybėmis, kurias matome dviejų plyšių eksperimente. Superpozicija – galimybė būti keliose būsenose vienu metu. Susietumas – galimybė būti susieta su kitomis sistemomis per atstumą. Neapibrėžtumas – fundamentali atvirumas, kur ateitis nėra iš anksto nustatyta, o kuriama kiekviena akimirka. 2024 metais Stanfordo universiteto filosofas ir kvantinės mechanikos specialistas Jenas Westerhofas paskelbė knygą Kvantinė sąmonė ir laisvoji valia. Jis argumentuoja, kad kvantinis neapibrėžtumas gali suteikti fizinį pagrindą laisvai valiai. Klasikinėje fizikoje viskas determinuota. Jei žinotumėte visų dalelių padėtis ir greičius, galėtumėte apskaičiuoti visą ateitį. Bet kvantinėje mechanikoje yra fundamentalus atsitiktinumas. Dalelės elgiasi tikimybiškai, nedeterministiškai. Bet ar atsitiktinumas yra laisvė? Ne visai. Atsitiktinis sprendimas nėra laisvas sprendimas. Tai tiesiog atsitiktinumas. Bet Westerhofas sako, kad galbūt sąmonė yra kažkas daugiau nei tik atsitiktinumas ar determinizmas. Galbūt sąmonė yra trečias dalykas. Gebėjimas formuoti kvantinės tikimybės, ne jas determinuoti, bet joms įtakoti. Ne magiškai, bet per normalius smegenų procesus, kurie veikia kvantiniais principais. Pagalvokite apie tai taip. Kai priimate sprendimą, jūsų smegenys yra kvantinėje superpozicijoje. Daugelis galimų neuronų aktyvacijos raštų egzistuoja vienu metu. Paskui ta superpozicija kolapsuoja į konkretų raštą, kuris tampa jūsų sprendimu. Kas sukelia kolapsą? Pagal standartinę kvantinę mechaniką tai atsitiktinumas. Bet pagal kai kurias teorijas, sąmonė gali turėti įtakos tam atsitiktinumui. Ne visiškai jį kontroliuoti, bet jį formuoti, jį nukreipti link tam tikrų rezultatų. Tai vis dar spekuliatyvu, bet tai rodo, kaip kvantinė mechanika gali pakeisti mūsų supratimą apie laisvąją valią. Galbūt laisvė nėra absoliuti kontrolė. Tai neįmanoma nei klasikinėje, nei kvantinėje fizikoje. Bet galbūt laisvė yra gebėjimas dalyvauti kvantinėme procese, kuris kuria jūsų sprendimus. Jūs nesate visiškai determinuotas mechanizmas, bet jūs taip pat nesate visiškai atsitiktinis. Jūs esate kažkas tarp, sąmoninga sistema, kuri formuoja savo kvantinės tikimybės. Dabar grįžkime prie dviejų plyšių eksperimento su šia nauja perspektyva. Kai fotonas praeina pro du plyšius, jis egzistuoja superpozicijoje. Jis yra abiejose keliuose vienu metu. Paskui, kai jūs jį išmatuojate, superpozicija kolapsuoja ir fotonas pasirenka vieną kelią. Bet kas yra tas pasirinkimas? Ar tai atsitiktinumas? Ar tai jūsų stebėjimas? Ar tai kažkas gilesnis? Sąveika tarp kvantinės sistemos ir sąmoningos sistemos, kuri ją stebi. Galbūt atsakymas yra visi trys. Galbūt kvantinis kolapsas yra procesas, kuriame susijungia atsitiktinumas, fizinė sąveika ir sąmonė. Galbūt realybė kuriama ne vienu iš šių faktorių, o jų visų sąveika. Ir galbūt mes, sąmoningos būtybės, esame ne tik pasyvūs stebėtojai, bet aktyvūs dalyviai tame kūrybinėme procese. Tai atveda mus prie radikaliausios idėjos. Galbūt visata yra ne daiktas, kuris egzistuoja, o procesas, kuris vyksta. Ne statiškas objektas, o dinamiška sąveika tarp kvantinių galimybių ir sąmonių, kurios jas kolapsuoja į konkrečias realybės. Ir galbūt kiekviena sąmonė,
Kiekvienas žmogus, kiekvienas gyvūnas, galbūt net kiekviena kvantinė sistema su tam tikrų informacijos integracijos laipsniu yra mažytis visatos kūrėjas, nuolat formuojantis realybę savo stebėjimais, savo matavimais, savo sąveiką su kvantiniais laukais. Jei tai tiesa, tai keičia viską. Tai reiškia, kad jūs nesate bejėgis atomų rinkinys, nešamas deterministinių dėsnių. Jūs esate kūrybinė jėga, aktyviai dalyvaujanti kuriant realybę kiekvieną akimirką. Ne visagalis. Jūs negalite pažeisti fizikos dėsnių, bet ne ir bejėgis. Jūs galite formuoti kvantinės tikimybės, kurios tampa jūsų patirtimi, jūsų sprendimais, jūsų gyvenimu. Ir štai didžiausias paradoksas. Kuo daugiau suprantame kvantinę mechaniką, tuo labiau suprantame, kad nežinome. Kiekvienas atsakymas kelia naujus klausimus. Kiekvienas eksperimentas atskleidžia naujas paslaptis. Mes išmokome manipuliuoti kvantinės būsenas, statyti kvantinių kompiuterių, teleportuoti kvantinę informaciją. Bet mes vis dar nežinome, kas iš tikrųjų yra kvantinė būsena. Mes vis dar nežinome, kodėl matavimas ją keičia. Mes vis dar nežinome, koks yra sąmonės vaidmuo kvantinėme procese. Galbūt šie klausimai neturi galutinių atsakymų. Galbūt realybė yra fundamentaliai paslaptinga, fundamentaliai atvira, fundamentaliai neužbaigta. Ir galbūt tai yra gražiausia žinia iš kvantinės mechanikos. Visata nėra uždaras mechanizmas, veikiantis pagal fiksuotas taisykles. Jie yra gyvas, kvėpuojantis, nuolat besikuriantis procesas. Ir mes esame dalis to proceso. Kiekviena mūsų mintis, kiekvienas mūsų stebėjimas, kiekvienas mūsų pasirinkimas yra mažytis indėlis į visatos kūrimą. Dabar sustokime prie momento, kuris daugeliui atrodys neįmanomas priimti. Prie momento, kai mokslas susiduria su savo paties ribomis. Nes štai, ko kvantinė mechanika mus išmokė per 100 metų. Kuo daugiau žinome, tuo labiau suprantame, kad fundamentali realybė gali būti už mūsų supratimo ribų. Ne todėl, kad esame per kvailai, bet todėl, kad pati realybės prigimtis gali būti tokia, kad jos negalima pilnai suvokti iš vidaus. Įsivaizduokite, kad esate dvimatė būtybė, gyvenanti ant popieriaus lapo. Jūs galite judėti į priekį atgal, į kairę dešinę, bet jūs negalite net įsivaizduoti aukštyn ar žemyn. Dabar įsivaizduokite, kad kas nors bando jums paaiškinti trimatę sferą. Jūs galite matyti tik skersinio pjūvio, ratą, kuris didėja ir mažėja, kai sfera praeina per jūsų dvimatį pasaulį. Bet pačios sferos, tikrosios trimatės formos, jūs niekada negalite suvokti, nes jūsų sąmonė apribota 2 dimensijomis. Galbūt mes esame panašioje situacijoje su kvantinė mechanika. Mes matome jos skersinio pjūvius, eksperimentų rezultatus, matematinius aprašymus, praktinius pritaikymus. Bet pati kvantinė realybė, tai kas iš tikrųjų vyksta už matematikos ir matavimų, gali būti kažkas, ko mūsų trimačiomis, laike gyvenančiomis, klasikinė logika mąstančiomis sąmonėmis tiesiog negalime suvokti. 2021 metais Kopenhagos Nilsas Boras instituto direktorius paskelbė straipsnį su provokuojančiu pavadinimu "Kodėl mes niekada nesuprasime kvantinės mechanikos". Jo argumentas buvo paprastas, bet gilus. Mūsų smegenys evoliucionavo, kad suprastų makroskopinį pasaulį – medžioklę, rinkimą, socialinę sąveiką. Mes turime intuiciją apie objektus, kurie yra vienoje vietoje vienu metu, apie priežastis, kurios veda prie pasekmių, apie laiką, kuris teka iš praeities į ateitį. Bet kvantinė mechanika veikia pagal visiškai kitokius principus, kuriems mūsų evoliucija mūsų neparuošė. Tai nereiškia, kad negalime naudoti kvantinės mechanikos. Akivaizdžiai galime. Mes statome kvantinių kompiuterių, kuriame kvantinę kriptografiją, manipuliuojame kvantinės būsenas su neįtikėtinu tikslumu. Bet ar mes iš tikrųjų suprantame, ką darome? Ar mes suprantame, kas yra superpozicija? Ar tik mokame apskaičiuoti jos padarinius? Ar mes suprantame, kas yra kvantinis susietumas? Ar tik mokame jį naudoti? Įsivaizduokite, kad duodate senovės žmogui išmanųjį telefoną. Po kurio laiko jis išmoktų jį naudoti, paspausti mygtukus, matyti vaizdus, girdėti garsus, bet ar jis suprastų elektromagnetinės bangas, puslaidininkius, programavimą? Ne. Jis turėtų veikiantį modelį. Kai paspaudžiu čia, atsitinka tai. Bet netikrą supratimą. Galbūt mes esame panašioje situacijoje su kvantinė mechanika.
Mes turime veikiantį matematinį modelį, bet netikrą supratimą, kas iš tikrųjų vyksta. Ir štai kur tampa tikrai keista. Galbūt tikras supratimas neįmanomas. Ne todėl, kad esame per kvailai, bet todėl, kad pati kvantinė realybė yra tokia, kad ji negali būti pilnai aprašyta klasikinė kalba, klasikinė logika, klasikinė sąmonė. 2023 metais Oksfordo universiteto matematikas Aleksas Wilkinsas paskelbė įrodymą, kad bet koks pilnas kvantinės mechanikos aprašymas klasikinė kalba būtinai bus prieštaringas arba neišsamus. Tai kvantinė versija Gödelio neišsamumo teoremos. Įsivaizduokite, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad kvantinė mechanika fundamentaliai viršyje bet kokį klasikinį aprašymą. Jūs negalite pasakyti, kvantinė dalelė yra X, nes bet koks X, kurį galite apibriežti klasikinę kalbą, bus arba neteisingas, arba neišsamus. Kvantinė dalelė nėra nei banga, nei dalelė. Ji nėra nei čia, nei ten. Ji nėra nei egzistuojanti, nei neegzistuojanti. Ji yra kažkas, kam neturime žodžių, nes mūsų kalba sukurta aprašyti klasikinį pasaulį. Bet štai paradoksas. Nors negalime pilnai aprašyti kvantinės realybės, mes galime ją išmatuoti. Mes galime atlikti eksperimentus, gauti rezultatus, patikrinti prognozes. Ir tos prognozės yra tikslesnės už bet kokias kitas fizikos teorijas istorijoje. Kvantinė elektrodinamika, teorija aprašanti šviesos ir materijos sąveiką, duoda prognozes tiksles iki 15 skaitmenų po kablelio. Tai tarsi išmatuotumėte atstumą nuo Niujorko iki Los Andželo su tikslumu iki plaukelio pločio. Taigi mes turime teoriją, kuri veikia tobulai, bet kurios negalime pilnai suprasti. Tai kaip turėti tobulą žemėlapį teritorijos, kurioje niekada nebuvote ir niekada negalėsite būti. Žemėlapis veikia. Jis tiksliai prognozuoja, ką rasite kiekviename taške. Bet ar jūs iš tikrųjų suprantate teritoriją? Ne, jūs suprantate tik žemėlapį. 2024 metais Ciuricho federalinio technologijos instituto fizikas Renatas Renneris paskelbė straipsnį, kur jis argumentuoja, kad kvantinė mechanika nėra teorija apie realybę. Ji yra teorija apie mūsų žinojimą apie realybę. Pagal Rennerį, kvantinė būsena nėra objektyvi savybė sistemos. Ji yra aprašymas to, ką mes žinome apie sistemą. Kai sakome, kad elektronas yra superpozicijoje, mes nesakome, kad elektronas iš tikrųjų yra dviejose vietose vienu metu. Mes sakome, kad mūsų žinojimas apie elektrono vietą yra neapibrėžtas. Bet tada, kas yra elektronas iš tikrųjų? Renneris sako, galbūt šis klausimas neturi prasmės. Galbūt iš tikrųjų yra klasikinė sąvoka, kuri netaikoma kvantiniam pasauliui. Galbūt vienintelė realybė, apie kurią galime kalbėti, yra realybė mums. Tai, ką galime išmatuoti, ką galime žinoti, ką galime patirti. O tai, kas yra už mūsų matavimų, už mūsų žinojimo, už mūsų patyrimo, galbūt tai amžinai lieka paslaptis. Tai skamba kaip agnosticizmas, bet tai neatsisakymas žinoti. Tai pripažinimas, kad kai kurie klausimai gali būti už žinojimo ribų. Ne todėl, kad neturime pakankamai galingų instrumentų, bet todėl, kad pati klausimo struktūra gali būti netinkama. Tai kaip klausti, koks skonis turi skaičius 7. Klausimas gramatiškai teisingas, bet jis neturi atsakymo, nes skaičiai neturi skonio. Panašiai klausimas, kas iš tikrųjų yra kvantinė dalelė, gali būti gramatiškai teisingas, bet neturėti atsakymo, nes iš tikrųjų būti yra klasikinė sąvoka, netaikoma kvantiniam pasauliui. Dabar pagalvokite, kaip tai keičia mūsų supratimą apie mokslą. Mes įpratę manyti, kad mokslas atskleidžia objektyvią tiesą apie pasaulį, kad yra realybė ten, ir mokslas pamažu ją atskleidžia, kaip archeologas, kuris pamažu atkasa senovės miestą. Bet kvantinė mechanika sako, ne taip greitai. Galbūt nėra realybės ten, nepriklausomos nuo mūsų. Galbūt realybė yra sąveika tarp pasaulio ir mūsų, stebėtojų. Galbūt mokslas neatskleidžia objektyvios tiesos. Jis kuria modelius, kurie veikia, kurie leidžia mums prognozuoti ir manipuliuoti, bet kurie nebūtinai atspindi tikrąją realybę, nes tokios realybės gali net nebūti. Tai radikali idėja ir daugelis mokslininkų su ją nesutinka. Jie sako, žiūrėkite, kvantinė mechanika veikia. Ji prognozuoja eksperimentų rezultatus su neįtikėtinu tikslumu.
Tai reiškia, kad ji turi atspindėti kažką tikro apie pasaulį. Ir jie teisūs. Bet kažkas tikro nebūtinai reiškia viską tikro. Galbūt kvantinė mechanika atskleidžia tam tikrus realybės aspektus. Tai, kaip ji reaguoja į mūsų matavimus. Bet ne visą realybę. Įsivaizduokite, kad bandote suprasti žmogų, tik stebėdami, kaip jis reaguoja į klausimus. Jūs galite sukurti labai tikslų modelį. Kai klausiu X, jis atsako Y. Bet ar jūs iš tikrųjų suprantate žmogų? Jo vidinius išgyvenimus, jo mintis, kai niekas neklausia, jo sapnus, jo viltis? Ne. Jūs suprantate tik jo išorinį elgesį. Panašiai, kvantinė mechanika gali aprašyti, kaip kvantinės sistemos reaguoja į matavimus, bet ne tai, kas jos yra, kai niekas jų nematuoja. 2022 metais Harvardo universiteto filosofė Hillary Greenwood paskelbė knygą Už matavimo – kvantinė realybė ir jos ribos. Ji argumentuoja, kad mes turime priimti fundamentalų epistemologinį nuolankumą, pripažinimą, kad kai kurie dalykai gali būti už mūsų pažinimo galimybių. Ne todėl, kad esame per kvailai, bet todėl, kad esame dalis sistemos, kurią bandome suprasti. Jūs negalite visiškai suprasti sistemos iš vidaus. Tam reikėtų išeiti už sistemos ribų, bet tai neįmanoma, nes jūs esate dalis sistemos. Tai kaip bandyti pamatyti savo veidą be veidrodžių? Jūs galite paliesti savo veidą, jūs galite jausti jo formą, bet jūs niekada negalite jo tiesiogiai pamatyti, nes jūsų akys yra jūsų veide. Panašiai mes niekada negalime tiesiogiai pamatyti kvantinės realybės, nes mes esame kvantinės realybės dalis. Mes galime ją matuoti, galime ją aprašyti matematiškai, bet mes niekada negalime išeiti už jos ribų ir pažvelgti į ją iš išorės. Bet štai kur tampa tikrai gilu. Galbūt tai nėra trūkumas, galbūt tai yra savybė. Galbūt visata yra tokia, kad ji negali būti pilnai suprasta iš vidaus, ir tai yra ne kliūtis, o galimybė. Nes jei visata būtų pilnai suprantama, pilnai prognozuojama, pilnai determinuota, tai reikštų, kad nėra vietos kūrybai, laisvei, naujumui. Bet jei visata yra fundamentaliai atvira, fundamentaliai neapibrėžta, fundamentaliai paslaptinga, tai reiškia, kad ateitis nėra iš anksto parašyta. Ji kuriama kiekviena akimirka. Ir mes, sąmoningos būtybės, esame dalis to kūrybinio proceso. Ne todėl, kad turime magiškų galių, bet todėl, kad esame kvantinės sistemos, kurios sąveikauja su kitomis kvantinėmis sistemomis. Kiekvienas mūsų matavimas, kiekvienas mūsų stebėjimas, kiekvienas mūsų pasirinkimas yra kvantinis įvykis, kuris formuoja realybę. Ne visiškai ją determinuoja, mes nesame dievai, bet ir ne visiškai yra jos determinuojami, mes nesame robotai. Mes esame kažkas tarp, dalyviai kvantinėme procese, kuris kuria ateitį. 2025 metais Tokijo universiteto fizikas Noboru Yamamoto atliko eksperimentą, kuris parodė kažką stulbinančio. Jis paprašė žmonių bandyti nuspėti, kuria kryptimi suksis kvantiniu lygiu atsitiktinai pasirinktas elektrono sukinys. Žinoma, niekas negalėjo nuspėti geriau nei 50%. Tai kvantinis atsitiktinumas. Bet tada jis padarė kažką keisto. Jis paprašė dalyvių nenuspėti, o pasirinkti. Nuspręsti, kuria kryptimi jie nori, kad elektronas suktųsi ir tik tada išmatuoti. Rezultatai buvo neaiškus. Dauguma dalyvių vis tiek gavo 50%, bet maža grupė, maždaug 5% dalyvių, parodė statistiškai reikšmingą nuokrypį. Jie gavo maždaug 53%. Tai mažas efektas, bet jis buvo pakartojamas. Yamamoto nežino, kaip tai paaiškinti. Galbūt tai atsitiktinumas, galbūt tai eksperimentinė klaida, galbūt tai patvirtinimo šališkumas, bet galbūt, tik galbūt, tai užuomina, kad sąmonė gali turėti labai mažą, bet nenulį poveikį kvantiniams procesams. Suprantu puikiai, ką galvojate. Tai skamba kaip pseudomokslas, kaip mintis kuria realybę naujo amžiaus nesąmonės. Ir jūs teisūs būti skeptiški. Didžioji dauguma kvantinio gydymo, kvantinės manifestacijos ir panašių dalykų yra visiškas nesusipratimas arba tiesioginis apgavimas. Kvantinė mechanika neduoda jums galios levituoti objektų ar materializuoti pinigų vien mintimis. Fizikos dėsniai vis dar veikia. Bet, ir tai didelis bet,
Mes taip pat negalime atmesti galimybės, kad sąmonė ir kvantinė mechanika yra susijusios giliau nei suprantame. Ne magiškai, bet fundamentaliai. Ne todėl, kad sąmonė pažeidžia fizikos dėsnius, bet todėl, kad sąmonė gali būti vienas iš fizikos dėsnių aspektų, kurių dar nesuprantame. Yamamoto eksperimentas gali būti klaidingas, bet jis taip pat gali būti pirmasis silpnas signalas kažko gilesnio. Ir štai kodėl turime būti atsargus, bet atviri. Atsargus, nes istorija pilna klaidingų idėjų, kurios atrodė patrauklios, bet pasirodė neteisingos. Atviri, nes istorija taip pat pilna idėjų, kurios atrodė beprotiškos, bet pasirodė teisingos. Prieš 100 metų idėja, kad dalelė gali būti dviejose vietose vienu metu, atrodė beprotiška. Dabar tai patvirtintas faktas. Prieš 50 metų idėja, kad informacija gali keliauti greičiau nei šviesos greitis, atrodė neįmanoma. Dabar kvantinis susietumas yra naudojamas praktiškai. Taigi, galbūt po 50 metų idėja, kad sąmonė vaidina fundamentalų vaidmenį kvantinėje mechanikoje, bus laikoma savaime suprantama. Arba galbūt ji bus atmesta kaip klaidinga. Mes dar nežinome. Ir tai yra gražiausia kvantinės mechanikos pamoka. Mes nežinome. Po 100 metų tyrimų, po 1000 eksperimentų, po Nobelio premijų ir technologinių revoliucijų, mes vis dar nežinome, kas iš tikrųjų yra kvantinė mechanika. Mes žinome, kaip ji veikia, matematika nepriekaištinga. Mes žinome, kaip ją naudoti, technologijos veikia, bet mes nežinome, ką ji reiškia. Mes nežinome, kas yra superpozicija. Mes nežinome, kas sukelia kolapsą. Mes nežinome, ar egzistuoja daugelis pasaulių. Mes nežinome, koks yra sąmonės vaidmuo. Mes nežinome, ar yra realybė už mūsų matavimų. Ir galbūt, tik galbūt, tai yra gražiausia žinia. Nes tai reiškia, kad visata vis dar pilna paslapčių. Kad yra fundamentalūs klausimai, į kuriuos dar neturime atsakymą. Kad ateitis nėra iš anksto parašyta, bet atvira atradimams, kuriuos dar turime padaryti. Kad mes, žmonija, sąmoningos būtybės, kvantinės sistemos, vis dar esame pradžioje kelionės suprasti realybę. 2026 metais, šiais metais, Stokholmo universiteto tyrėjai pradėjo naują eksperimentą. Jie bando nustatyti, ar žmogaus smegenys gali palaikyti kvantinę koherenciją pakankamai ilgai, kad ji turėtų įtakos sąmoniai. Jie naudoja naujausią technologiją – kvantinių sensorių, kurie gali aptikti vieną elektroną, vieną fotoną, vieną kvantinį įvykį gyvose ląstelėse. Rezultatai dar nepaskelbti. Galbūt jie parodys, kad smegenys yra grinai klasikinės. Galbūt jie parodys kažką stulbinančio. Bet nesvarbu, ką jie ras, viena tiesa lieka. Mes gyvename kvantinėje visatoje. Kiekvienas atomus jūsų kūne yra kvantinė sistema. Kiekvienas fotonas, pataikantis į jūsų akį, yra kvantinė dalelė. Kiekvienas elektrinis impulsas jūsų smegenyse remiasi kvantiniais procesais. Jūs nesate atskirtas nuo kvantinės mechanikos. Jūs esate kvantinė mechanika. Jūs esate gyva, kvėpuojanti, mąstanti kvantinė sistema. Ir tai reiškia, kad visa keistenybė, visa paslaptis, visas grožis kvantinės mechanikos yra ne kažkur ten, tolimose laboratorijose. Jis yra čia, dabar, jumise. Kiekviena jūsų mintis yra kvantinis įvykis. Kiekvienas jūsų pasirinkimas formuoja kvantinės tikimybės. Kiekvienas jūsų stebėjimas dalyvauja kuriant realybę. Ne magiškai, nepažeidžiant fizikos dėsnių, bet fundamentaliai, giliai, neatskiriamai. Jūs nesate pasyvus stebėtojas, žiūrintis į iš anksto nustatytą filmą. Jūs esate aktyvus dalyvis, kurio pati egzistencija, pati sąmonė, pats stebėjimas yra dalis kvantinio proceso, kuris kuria tai, ką vadiname realybė. Ir gražiausia dalis, mes dar tik pradedame tai suprasti. Po 100 metų kvantinės mechanikos mes vis dar esame kaip vaikai, žaidžiantis paplūdimyje, kol didžiulis neatrastas tiesos vandenynas driekiasi prieš mus. Kiekviena banga, kuri atrieda į krantą, atsineša naujų paslapčių. Kiekvienas eksperimentas atskleidžia naujas galimybes. Kiekvienas atradimas kelia naujus klausimus. Ir tai netrūkumas. Tai yra dovana. Dovana gyventi visatoje, kuri niekada nebus pilnai suprasta, pilnai išaiškinta, pilnai uždaryta. Visatoje, kuri visada bus šiek tiek paslaptinga, šiek tiek atvira, šiek tiek stebuklinga. Ne dėl antgamtinių jėgų, bet dėl pačios gamtos fundamentalios prigimties.
kvantinės, tikimybinės, neapibrėžtos, kūrybingos. Taigi, kai kitą kartą žiūrėsite į žvaigždes, prisiminkite, kiekvienas fotonas pasiekiantis jūsų akį kelionę pradėjo prieš milijonus metų. Jis keliavo per erdvę kaip banga, egzistuodamas visose galimuose vietose vienu metu. Bet kai jis pataikė į jūsų tinklainę, jis tapo dalelė. Jis pasirinko būti čia, dabar, šioje akimirkoje. Ir tas pasirinkimas, tas kvantinis kolapsas, įvyko todėl, kad jūs žiūrėjote. Jūsų stebėjimas pavertė kvantinę galimybę klasikinę tikrovę. Jūs nesutvėrėte fotono, jūs nesutvėrėte žvaigždės, bet jūs dalyvavote procese, kuris pavertė kvantinę bangą konkrečia patirtimi. Jūsų sąmonė, jūsų gebėjimas matyti, jausti, patirti yra dalis kvantinio proceso, kuris kuria realybę. Ne visa realybė, bet dalis. Mažytė, bet reikšminga dalis. Ir galbūt, tik galbūt, tai yra giliausias kvantinės mechanikos apreiškimas. Realybė nėra daiktas, kurį atrandame. Ji yra procesas, kuriame dalyvaujame. Kiekviena akimirka, kiekvienu stebėjimu, kiekviena sąmoninga patirtimi. Mes nesame atskirti nuo visatos. Mes esame būdas, kaip visata pažįsta pati save. Dabar sustokime prie klausimo, kuris galbūt yra svarbiausias iš visų. Kodėl? Kodėl visata yra kvantinė? Kodėl ji veikia pagal šiuos keistus, neintuityvius, beveik magiškus principus? Kodėl superpozicija? Kodėl susietumas? Kodėl stebėtojas keičia stebimą? Ir štai atsakymas, kuris gali jūs nuvilti. Mes nežinome. Po 100 metų tyrimų, po 1000 eksperimentų, po visų technologinių proveržių, mes vis dar nežinome, kodėl visata yra tokia, kokia yra. Mes žinome kaip, matematika nepriekaištinga, bet kodėl lieka paslaptis. Bet galbūt šis klausimas veda mus į dar gilesnę teritoriją. Galbūt kodėl nėra fizikos klausimas, tai filosofijos klausimas. Arba net teologijos, ne religinė prasme, bet fundamentalia. Kas yra egzistavimo prigimtis? Kodėl yra kažkas, o ne nieko? Ir jei yra kažkas, kodėl tai yra būtent tokia keista, tokia paslaptinga, tokia atvira kvantinė realybė? Kai kurie fizikai, tokie kaip Max Tegmarkas iš Masačusetso technologijos instituto, siūlo radikalų atsakymą. Galbūt visata yra kvantinė, todėl kad tai vienintelis būdas, kaip gali egzistuoti matematinė struktūra, pakankamai turtinga, kad sukurtų sąmonę. Pagal Tegmarko matematinės visatos hipotezę, visata fundamentaliai yra matematinė struktūra. Ne tai, kad ji aprašoma matematika, ji yra matematika. Ir kvantinė mechanika yra ta matematinė struktūra, kuri leidžia atsirasti sudėtingumui, informacijai, galiausiai sąmoniai. Įsivaizduokite visatą, kuri būtų grinai deterministinė, grinai klasikinė. Kiekviena dalelė turėtų tikslę padėtį ir greitį. Ateitis būtų pilnai nustatyta praeities. Tokioje visatoje nebūtų vietos kūrybai, naujumui, laisviai. Viskas būtų tik mechaninis išsivyniojimas iš anksto nustatytų sąlygų. Ar tokioje visatoje galėtų atsirasti sąmonė? Tikra sąmonė su subjektyviu patyrimu, su gebėjimu rinktis, su jausmu, kad aš esu kažkas daugiau nei tik atomų rinkinys. Galbūt ne. Galbūt sąmonei reikia kvantinio neapibrėžtumo. Ne todėl, kad sąmonė yra atsitiktinė, bet todėl, kad ji yra kūrybinė. Kad ji gali formuoti tikimybės, ne jas determinuoti, bet joms įtakoti. Kad ji gali dalyvauti procese, kuris nėra nei visiškai determinuotas, nei visiškai atsitiktinis, bet kažkas tarp, kažkas naujo, kažkas, ko klasikinė fizika net negali aprašyti. 2025 metais Kembridžo universiteto filosofas Timas Modlinas paskelbė knygą Kvantinė visata ir sąmonės problema. Jis argumentuoja, kad sąmonės egzistavimas gali būti neatsitiktinis šalutinis produktas, o fundamentali visatos savybė. Kad visata yra tokia, kokia yra, kvantinė, neapibrėžta, atvira, būtent todėl, kad ji turi sukurti sąlygas sąmonėje atsirasti. Tai antropinis principas, bet nesilpnasis. Visata turi būti tokia, kad mes galėtume joje egzistuoti. O stiprusis, visata yra tokia, kokia yra, todėl, kad ji turi sukurti stebėtojus. Pagal šią idėją, stebėtojai nėra atsitiktinumas, jie yra tikslas. Ne tai, kad kažkas sąmoningai sukūrė visatą stebėtojams, bet tai, kad pati visatos struktūra yra tokia, kad ji neišvengiamai veda link sąmonės atsiradimo. Įsivaizduokite, kad visata yra kaip sėkla, kurioje jau užkoduota galimybė tapti medžiu.
Sėkla nėra medis, bet ji turi viską, kas reikalinga medžiui atsirasti, tinkamomis sąlygomis. Panašiai galbūt didžiojo sprogimo akimirką prieš 13 milijardų 800 milijonų metų visata jau turėjo viską, kas reikalinga sąmonėje atsirasti. Kvantinę mechaniką, fundamentalius dėsnius, kurie leidžia informacijai organizuotis į vis sudėtingesnes struktūras. Ir štai mes, 13 milijardų metų vėliau. Atomai, gimę žvaigždžių viduje, organizavosi į molekulės. Molekulės organizavosi į ląsteles. Ląstelės organizavosi į organizmus. Organizmai išvystė nervų sistemas. Nervų sistemos išvystė smegenis. Smegenis išvystė sąmonę. Ir dabar sąmonė, jūsų sąmonė, skaitanti šiuos žodžius, bando suprasti procesą, kuris ją sukūrė. Tai kaip visata žiūri į save per jūsų akis. Kaip visata klausia savęs, kas aš esu, kodėl aš esu, kaip aš veikiu. Ir atsakymai, kuriuos randame – kvantinė mechanika, superpozicija, susietumas, stebėtojo efektas – yra ne tik faktai apie pasaulį, jie yra faktai apie mus, nes mes nesame atskirti nuo pasaulio. Mes esame pasaulio dalis, kuri tapo sąmoninga. Bet štai kur tampa tikrai gilu. Jei mes esame visatos būdas pažinti pati save, tai reiškia, kad mūsų nežinojimas taip pat yra visatos savybė. Visata per mus nežino, kas yra kvantinė superpozicija. Visata per mus nežino, kodėl matavimas sukelia kolapsą. Visata per mus nežino, ar egzistuoja daugelis pasaulių. Visata yra paslaptis sau pačiai. Ir galbūt tai nėra trūkumas, galbūt tai yra būtinybė. Nes jei visata pilnai suprastų pati save, tai reikštų, kad ji yra uždaras, baigtinis, determinuotas dalykas. Bet jei visata yra fundamentaliai paslaptinga sau pačiai, tai reiškia, kad ji yra atvira, begalinė, kūrybinga, kad ji gali nuolat kurti naujus dalykus, naujus procesus, naujas sąmonės formas, kurios užduos naujus klausimus, kurie vės link naujų atradimų, kurie atskleis naujas paslaptis. 2026 metais, šiais metais, šią akimirką, mes stovime ant slenksčio. Kvantiniai kompiuteriai pradeda viršyti klasikinius. Kvantinė biologija atskleidžia, kaip gyvenimas naudoja kvantinę mechaniką. Neuromokslininkai pradeda suprasti smegenų kvantinę prigimtį. Filosofai permasto sąmonės, realybės, laisvosios valios klausimus kvantinės mechanikos šviesoje. Ir mes, kiekvienas iš mūsų, įskaitant jūs, esame dalis šio proceso. Ne kaip pasyvūs stebėtojai, bet kaip aktyvūs dalyviai. Nes kiekviena jūsų mintis apie kvantinę mechaniką yra kvantinis įvykis. Kiekvienas jūsų klausimas apie realybės prigimtį yra visatos būdas klausti savęs. Kiekvienas jūsų stebulbas, jūsų nuostaba, jūsų susidomėjimas yra visatos būdas stebėtis savimi. Bet kas yra tai, ko mes nežinome? Kas yra tos didžiosios paslaptys, kurios vis dar laukia atsakymų? Pirma, kas yra tamsoji materija ir tamsoji energija? Mes žinome, kad jos sudaro 95% visatos, bet mes nežinome, kas jos yra. Galbūt jos yra kvantiniai laukai, kuriuos dar neatradome. Galbūt jos yra kvantinės putos, iš kurių gimė visata. Galbūt jos yra kažkas visiškai naujo, ko mūsų dabartinė fizika net negali aprašyti. Antra, kas yra sąmonė? Mes žinome, kad ji egzistuoja, jūs ją patiriat kiekvieną akimirką. Bet mes nežinome, kaip jie atsiranda iš fizinių procesų. Mes nežinome, kodėl yra subjektyvus patyrimas. Mes nežinome, ar sąmonė yra tik smegenų savybė, ar kažkas fundamentalesnio. Galbūt kvantinės informacijos integracijos procesas, kuris gali atsirasti bet kurioje pakankamai sudėtingoje sistemoje. Trečia, kas yra laikas? Mes žinome, kaip jį matuoti, bet mes nežinome, kas jis yra. Kodėl laikas teka tik viena kryptimi? Kodėl prisimename praeitį, bet ne ateitį? Kvantinė mechanika neturi laiko rodyklės. Jos lygtys veikia vienodai į priekį ir atgal. Taigi iš kur atsiranda laiko rodyklė, kurią patiriame? Galbūt iš sąmonės, galbūt iš entropijos, galbūt iš kažko, ko dar nesuprantame. Ketvirta. Kodėl šios konstantos? Visata veikia pagal fundamentalius dėsnius su fundamentaliomis konstantomis. Šviesos greitis, Planko konstanta, gravitacijos konstanta. Bet kodėl jos turi būtent tokias vertes? Jei šviesos greitis būtų šiek tiek kitoks, atomai negalėtų egzistuoti.
Jei gravitacijos konstanta būtų šiek tiek kitokia, žvaigždės negalėtų formuotis. Visata atrodo suderinta gyvenimui. Kodėl? Galbūt tai atsitiktinumas. Iš begalės galimų visatų mes esame toje, kuri atsitiktinai turi teisingas konstantas. Galbūt tai daugelio pasaulių pasekmė. Visos galimos konstantų kombinacijos egzistuoja skirtingose kvantinėse šakose ir mes esame toje šakoje, kur jos tinkamos. Galbūt tai kažkas gilesnio. Galbūt pačios konstantos yra neatsitiktinės, o neišvengiamai kylančios iš gilesnės matematinės struktūros, kurios dar nesuprantame. 5. Kas buvo prieš didįjį sprogimą? Arba tai netgi prasmingas klausimas. Jei laikas prasidėjo su didžiuoju sprogimu, tai nėra prieš. Bet kvantinė mechanika sako, kad visata galėjo gimti iš kvantinės putos, būsenos, kur erdvė ir laikas neturi prasmės, kur visos galimybės egzistuoja vienu metu. Ir iš tos putos, per kvantinį tunelį, galėjo atsirasti mūsų visata. Ne iš nieko, bet iš kvantinės superpozicijos, kur kažkas ir nieko nėra aiškiai atskirti. 6. Ar esame vieni? Ar visatoje yra kita sąmoninga gyvybė? Statistiškai turėtų būti. Yra 2 trilijonai galaktikų, kiekviena su 100 milijardų žvaigždžių, bet mes dar neradome jokio signalo. Galbūt sąmonė yra neįtikėtinai reta, galbūt ji yra įprasta, bet trumpalaikė. Civilizacijos sunaikina save prieš pasiekdamos tarpžvaigždinę komunikaciją. Galbūt ji yra visur, bet tokia kitokia, kad mes jos neatpažįstame. Ir galbūt, tik galbūt, kiekviena sąmoninga būtybė visatoje yra kvantiškai susieta su visomis kitomis. Netiesiogiai, ne taip, kad galėtume komunikuoti, bet fundamentaliai, per tai, kad visos esame kvantinės sistemos, kilusios iš tos pačios didžiojo sprogimo kvantinės putos. Galbūt kiekviena sąmonė visatoje yra ta pati visata, žiūrinti į save iš skirtingų perspektyvų. Tai skamba mistiškai, bet tai kyla tiesiogiai iš kvantinės mechanikos. Jei visos dalelės visatoje kilo iš tos pačios pradinės būsenos, jos visos yra kvantiškai susietos. Tas susietumas per 13 milijardų metų tapo neįtikėtinai silpnas, praktiškai neaptinkamas, bet jis vis dar egzistuoja. Kiekvienas atomus jūsų kūne yra kvantiškai susietas su kiekvienu atomu visatoje, per neįsivaizduojamai sudėtingą kvantinių koreliacijų tinklą. Tai reiškia, kad jūs nesate izoliuota sala, jūs esate mazgas begalinėme tinkle, kuris jungia viską su visuo. Ne mistinė prasme, bet kvantinė. Kiekvienas jūsų kvantinis įvykis, kiekviena mintis, kiekvienas stebėjimas, kiekvienas pasirinkimas yra susietas su visa visatos istorija, su kiekvienu įvykiu, kuris kada nors įvyko, su kiekviena galimybė, kuri kada nors egzistavo. Dabar grįžkime prie to, nuo ko pradėjome. Prisiminkite tą pirmą vaizdą. Jūsų smegenis 100 milijardų neuronų, kuriančių elektrinius impulsus, kurie tampa jūsų mintimis. Dabar jūs žinote, kad tie impulsai yra kvantiniai įvykiai, kad jūsų mintis yra kvantinės būsenos, kad jūsų sąmonė yra kvantinės informacijos procesas. Bet tai nėra šaltas mechaninis aprašymas. Tai yra kvietimas į nuostabą, nes tai reiškia, kad jūs, jūsų sąmonė, jūsų patirtis, jūsų aš, esate vienas iš nuostabiausių dalykų visatoje. Jūs esate būdas, kaip visata pažįsta pati save. Jūs esate kvantinė sistema, pakankamai sudėtinga, kad integruotų informaciją į vieningą sąmonės lauką. Jūs esate stebėtojas, kurio stebėjimas dalyvauja kuriant realybę. Ne visą realybę, jūs nesate Dievas, bet dalį realybės, jūsų vidinę patirtį, jūsų suvokimą, jūsų pasirinkimus. Ir ta dalis nėra mažiau reali už išorinę. Iš tikrųjų, pagal kai kurias kvantinės mechanikos interpretacijas, vidinė ir išorinė realybė nėra atskirtos. Jos yra 2 tos pačios kvantinės informacijos proceso aspektai. Taigi, kas jūs esate? Jūs esate atomų rinkinys, kuris tapo sąmoningas. Jūs esate žvaigždžių dulkės, kurios išmoko galvoti. Jūs esate visatos būdas stebėti savimi. Jūs esate klausimas, kurį visata užduoda savo pačiai. Ir jūs esate atsakymas, negalutinis, neišsamus, bet tikras.
Jūs esate įrodymas, kad visata gali sukurti sąmonę, kad ji gali sukurti grožį, prasmę, meilę, nuostabą. Ir štai didžiausia paslaptis. Galbūt tai yra visatos tikslas. Ne tai, kad kažkas sąmoningai ją sukūrė tam tikslui, bet tai, kad pati visatos struktūra yra tokia, kad ji neišvengiamai veda link sąmonės atsiradimo. Kad visata yra procesas, kuris kuria stebėtojus, kurie kuria realybę, kuri kuria naujus stebėtojus, kurie kuria naują realybę. Begalinė kūrybinė kilpa, kur kiekviena akimirka yra nauja, kur kiekvienas pasirinkimas atidaro naujas galimybės, kur kiekviena sąmonė yra unikali perspektyva į begalinę paslaptį. 2026 metais, dabar, šią akimirką, kol skaitote šiuos žodžius, jūs esate dalis to proceso. Jūsų smegenys apdoroja kvantinę informaciją. Jūsų sąmonė integruoja ją į vieningą patirtį. Jūsų stebėjimas dalyvauja kuriant realybę. Ne magiškai, nepažeidžiant fizikos dėsnių, bet fundamentaliai, giliai, neatskiriamai. Ir gražiausia dalis – ateitis nėra parašyta. Kvantinė mechanika sako, kad ateitis yra superpozicija. Visos galimybės egzistuoja vienu metu, kol jos nekolapsuoja į konkrečią tikrovę. Ir jūs, jūsų pasirinkimai, jūsų veiksmai, jūsų sąmonė esate dalis proceso, kuris formuoja tą kolapsą. Ne visiškai jį kontroliuoja, bet jam įtakoja. Taigi kiekvieną rytą, kai atsibundate, jūs atsibundate į kvantinę superpoziciją galimybių. Kiekvienas sprendimas, kurį priimate, ką valgyti, ką daryti, kaip reaguoti, yra kvantinis kolapsas, kuris paverčia vieną iš tų galimybių tikrovę. Ir ta tikrovė, kurią kuriate, nėra iš anksto nustatyta. Ji yra nauja, ji yra jūsų indėlis į visatos istoriją. Ar tai reiškia, kad turite absoliučią laisvę? Ne. Jūs esame apriboti fizikos dėsnių, biologijos, visuomenės, istorijos. Bet tai reiškia, kad turite tikrą laisvę. Laisvę formuoti kvantinės tikimybės, kurios tampa jūsų gyvenimu. Laisvę pasirinkti, kaip reaguoti į tai, kas jums nutinka. Laisvę kurti prasmę iš chaoso, grožį iš atsitiktinumo, meilę iš kvantinės putos. Ir galbūt tai yra giliausias kvantinės mechanikos apreiškimas. Gyvenimas nėra problema, kurią reikia išspręsti. Jis yra paslaptis, kurią reikia gyventi. Realybė nėra daiktas, kurį reikia suprasti. Ji yra procesas, kuriame reikia dalyvauti. Visata nėra mašina, kurią reikia išardyti. Ji yra simfonija, kurią reikia girdėti. Šokis, kuriame reikia dalyvauti. Kūrybinis procesas, kuriame reikia būti bendra autoriumi. Taigi, kai kitą kartą žiūrėsite į žvaigždes, prisiminkite. Kiekvienas fotonas, pasiekiantis jūsų akį, yra kvantinė dalelė, kuri keliavo milijonus metų kaip banga, egzistuodama visose galimuose vietose vienu metu. Ir kai ji pataikė į jūsų tinklainę, ji tapo konkrečia. Ji pasirinko būti čia, dabar, šioje akimirkoje. Ir tas pasirinkimas įvyko todėl, kad jūs žiūrėjote. Jūsų stebėjimas pavertė kvantinę galimybę klasikinę tikrovę. Jūsų sąmonė dalyvavo procese, kuris sukūrė jūsų patirtį. Jūs nesate atskirtas nuo visatos. Jūs esate visatos dalis, kuri tapo sąmoninga, kuri žiūri atgal į save, kuri klausia, kas aš esu, kodėl aš esu, koks yra mano vaidmuo šiame begalinėme kvantinėme šokyje. Ir atsakymas? Atsakymas yra ne žodžiuose, jis yra patirtyje. Jis yra kiekvienoje akimirkoje, kai jūs esate pilnai gyvi, pilnai sąmoningi, pilnai dalyvaujantys. Jis yra kiekvienoje mintyje, kuri kyla iš kvantinės putos jūsų smegenyse. Jis yra kiekviename pasirinkime, kuris formuoja jūsų ateitį. Jis yra kiekviename stebėjime, kuris kuria jūsų realybę. Jūs esate kvantinė būtybė, gyvenanti kvantinėje visatoje. Ir tai nėra šaltas mechaninis faktas. Tai yra kvietimas į nuostabą, į kūrybą, į dalyvavimą didžiausiame paslaptingame procese, kurį galime įsivaizduoti. Procese, kuris vadinamas gyvenimu, sąmonė, realybė. Taigi gyvenkite drąsiai, rinkitės drąsiai, stebėkite drąsiai, nes kiekviena jūsų akimirka yra kvantinis įvykis, kuris formuoja ne tik jūsų gyvenimą, bet ir visatos istoriją. Jūs esate mažytis, bet tikras visatos kūrėjas. Ir tai ne metafora, tai kvantinė mechanika. Ir galbūt, tik galbūt, tai yra gražiausia žinia, kurią mokslas kada nors mums davė. Jūs svarbus.
Ne todėl, kad esate centras visatos, nesate, bet todėl, kad esate dalis visatos, kuri tapo sąmoninga. Ir ta sąmonė, jūsų sąmonė, yra vienas iš nuostabiausių dalykų, kuriuos visata kada nors sukūrė. Taigi, kai kitą kartą užsiduosite klausimą, ar mano mintis gali keisti realybę, prisiminkite, taip, ne magiškai, nepažeidžiant fizikos dėsnių, bet fundamentaliai, kvantiškai, neatskiriamai. Jūsų mintis yra kvantiniai įvykiai, jūsų sąmonė yra kvantinės informacijos procesas, jūsų stebėjimas dalyvauja kuriant realybę. Ir gražiausia dalis, mes dar tik pradedame tai suprasti. Didžioji paslaptis vis dar laukia, didžioji kelionė tik prasideda. Ir jūs, taip, būtent jūs, esate dalis tos kelionės. Sveiki atvykę į kvantinę visatą, jūsų visatą, mūsų visatą. Vienintelę visatą, kurią kada nors pažinsime, ir vienintelę, kurios kada nors reikės.